7bet. 7bet lažybos. 7bet. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki visi, ketvirtadienis 5 kėlinys vėl eterėje. Šiandien daug temų neturėjom, tai nusprendėm, kad prie Europos taurės batalijų pridėsim ir jūsų klausimus ir mūsų atsakymus. Tai pažiūrėsim, kas ten gero, pasikapstysim po tos komentarus, pažiūrėsim, ką galim atsakyti, ko negalim. Ir šiandien Tautvydas grįžo, aišku, ten, kur ir turėjo būti. Nepamirškit, kad, aišku, laiką, subscribe, už tai, kad darom, už tai, kad žiūrit, įvertinat mūsų darbą ir kartu matot, kada įdedam naujus epizodus. Tai ką, vakar vyrai, toks trečiadienis Europos tauriai labai stiprus, -27 ir -33. Žiūrint iš Lietuvos komandų pusės, vieni prarado viltis, kiti jas beveik prarado ir ten jau teoriniai tik tai pasvarstymai, galim turbūt nuo Vilkų ir Slobožanskas pradėti, -27 taškai ir, kaip galim pavadinti, turbūt apgailėtinas žaidimas ir čia nėra ką kalbėti netgi daug. Realiai tai šitos dvi rungtynės buvo puikia iliustracija viso Lietuvos klubų tarptautinio sezono, tokį skaičiavimą mini pasidariau čia tiek apie Sloboženską, tiek apie... Namų darbų padarai. Padariau šiek tiek namų darbų, čia ne kažkas įspūdingo, bet paskaičiau, kaip praėjusiais metais Lietuvos klubams sekėsi tarptautiniuose turnyruose, kiek buvo pergalių ir kiek šiemet. Neskaičiau tik tais Jonavos komandos, kurie nuo FIBA Europos taurė, tarkim, 3 pagrindinius čempionų lygą, Europos taurė ir Eurolygą. Tai jeigu praėjusiais metais mes turėjome per visas 3 komandas 37 pergalės. Čia šiuo metu? Ne, jau pasibaigus. Pasibaigus. Okay. 37 pergalės ir 34 pralaimėjimus. Čia su atkrintamosiam Eurolygos. Taip, su atkrintamosiam, su Žalgirio 0-3 Barcelona, su viskuo, su Lietkabelio pralaimėjimu. Tai visos 3 komandos turėjo teigiamą pergalių ir pralaimėjimų balansą. 10-9 Lietkabelis, 19-8 Žalgiris, 8-7 Rytas. Visi 3 teigiamai. Šiemet mes turim ką? Mes turim 21 pergalę, šiuo metu ir 38 pralaimėjimus per 4 jau dabar klubus. Ir tai 21 pergalė iš 59 mačų. Tai gaunasi 35% laimėtų rungtynių. Gerai, čia Žalgiris gal kažkiek pakoreguos, dar čia keli mačai liko, bet tendencijos tokios, kad vietoj 50 kelių procentų mes turim 30 kelis. Tai čia kalbėti apie nuosmukį kažkokį Lietuvos klubinio krepšinio tikrai verta. Nemanau, kad tai yra visiškas atsitiktinumas, kad visi 4 klubai pasirodo žemiau savo galimybių ribų. Kai Žalgiris yra atskira istorija, ten vidiniai dalykai, bet esminis momentas, kad visos 3 komandos, kurios žaidė Čempionų lygų ir Europos tauriai, žaidžia prašiau, negu tai darydavo anksčiau. Aš tai dėl Vulsų tai pasižiūrėjau, kad kokią krizę šitas klubas išgyvena, kad nuo gruodžio mėnesio 1-6 Europos taurė. Čia mes, nežinau, galim kelti hipotezę, reikia šitai komandai pokyčių ar nereikia, man atrodo, kad vienareikšmiškai reikia. 1-6 nuo gruodžio Europos taurė, 2-4 LKL. Ir 3 iš 10 iš viso laimėtų rungtynių, jeigu skaičiuosim, kad nuo gruodžio pradžios turėtų 10 rungtynių. Tai yra prieš ką laimėta? Prieš Olimpiją, prieš Šiaulius su Mazūru ir prieš Nevėžį. Vidutiniškas pralaimėjimas 17 taškų skirtumą, jeigu imsime Europos taurę. Ir gerai, galim sakyti, kad kova su Paryžium ir kova su Slobožanskė dabar gal kažkiek tą skaičių išpučia, ar ne? Whatever. Bet jeigu mes paimsim, kad per pastaruosius kelis pralaimėjimus, 6 man atrodo pralaimėjimus, nebuvo nei vieno close game'o. Nebuvo nei vieno, tai nebuvo nei vienų rungtynių. Tu negali sakyti, kad Vulsai niekada nebuvo arti. Bet nebuvo nei vienų rungtynių, kur viskas spręstusi per paskutinės ten, tarkim, 30 minučių. Ir jeigu mes palyginsim su visiškai negyva komanda 0-15 turinčia Liublianos čia 9 Olimpiją, tai mes matysim, kad jie per savo tą pačią seriją nuo gruodžio mėnesio turėjo 4 close game'us. Tai reiškia, jie neturi pergalių, bet jie turėjo 4 close game'us su 5 taškų skirtumu maždaug. Tai reiškia, tikrai rungtynėse sprendė viskas per paskutinės 30 sekundžių arba paskutinę minutę. Tai daug ką pasako labai apie Vilkus, apie tiek, kiek jie yra negyvi šitą sezoną ir apie tiek, kiek šitai komandai reikia pokyčių, man atrodo. Oi, ten problemų daug, kur bedursi, pasižiūrim, Kariniauskas gauna traumą, susijęs su šlaunies išvyko, akivaizdu, kad bus hamstringas vadinamas, akivaizdu, Žemaičiui per nosį davė. Bet Žemaitis, manau, su kaukė. Jo, su kaukė ten turėtų žaisti, jo, tai viskas ok, žinai, reikia tikėtis, kad ten nėra kažkokio didelio lūžio ar ten dar kažkas, tai gal viskas ok, bet šiaip visas paketas problemų. Gagičius sėdė ant suolo,
tu jo neleidi net prie didelio minuso, tu jau visiškai. Tai ką tu su juo darai? Tai paskelbkit naujieną, kad pašalinam Gagičių, ieškom komandos. Kodėl Ladas sulaukė tokios naujienos, ne mes sulaukėm apie jį, o apie Gagičių jos nėra. Tai nežinau. Toliau žaidimas, tragedija. Tos klaidos daromos, akivaizdu, ten jau po to klaidos pasipylė, nes nebuvo kam įžaidinėti. Beručka gauna kamuolį, bėga, pameta, pražangų prisirenka. Aš tą patį sakiau pirmadienį, kad Vulsų tikslai ir Vulsų sudėtis prasilenkia su realybė. Nei viena, nežinau, ar Lietkabelis, Juventusas, ar Rytas imtų Beručką ir Kozį kaip rotacijos žaidėjus, aš stipriai abejoju. Aš manau, kad ne. Tai, sakau, problemų daug, visas kaip krepšys, o aš apie Kemzūros pakeitimą, aš jau manau, kad reikėjo tai daryti anksčiau. Dabar aš jau... Mes kalbėjome prieš 3-4 savaitės tą patį. Aš dabar jau nebematau, kam jį keisti, ką tu iš to gausi. Bet jeigu komanda toliau taip vegetuoja, tarkim, lieka dar KMT, skaičiuokim, kad irgi nuplaukia, nes neįsivaizduoju, kad jie galėtų Žalgiris. Tai jau skaičiuok, aišku. Tai tu Europos tauriai tikslų neįgyvendinai, KMT neįgyvendinai. Ir dabar, du scenarijai, tarkim, LKL, jeigu Kemzūra pasirodo, su šita sudėtimi, tarkim, vidutiniškai, ką aš skaityčiau, tarkim... Ketvirta vieta? Trečia, galbūt vieta Vulsam, jau neblogas pasirodymas. O jeigu jie vėl lieka be pusfinalio, o tam yra visos prielaidos. Taip kaip žaidžia dabar Vuls, aš nesu garantuotas, kad jie bus tarp 4 stipriausių komandų. Taip, jie turi potencialo pakilti, taip grįžti ten. Traumuotas Kariniauskas dabar, nereikėjo žaisti su Beručkai žaidėjų, bet Juventusas šiai dienai žaidžia geresnį krepšinį ir jeigu nebus imtasi pokyčių sudėtyje ar trenerių korpuse, aš negarantuotas, kad jie vėl pateks į pusfinalį. Jo, žinai, bet ką tu dabar paimsi, turbūt klausimas didžiausias tame yra, ką dabar paimti. Kažką vėl, dabar kas eis pusėje sezono? Niekas. Tu reiškia, turi vėl kaip Kemzūrą gauni su +1. Tu gauni tikrai kaip ir Trinkierė atėjo su +1. Nieks neis dabar dėl kelių mėnesių dėl LKL. Tai ką, nedastatyti? Tai va tą patį norėjau pavyzdį sakyti Juventusas, kai ką padarė? Nedar pastatė. Bet tai pastatė paskutinį tą, nežinau, žinai, Nedas geras vyras, bet aš nežinau, ar jisai nuvairuotų ten, kur reikia vairuoti. Juolab, kad įdėjus jisai dirba tame pačiame štabe, viskas, nežinau. Aš galbūt ne patį Nedą kėliau kaip kandidatūrą, bet tokį ekstrinį variantą, kuris sutiktų be +1, be 2 sezonam, tikrai gal galima surasti ir tas pokytis, aš manau, kad gal iš... Bet ar Nedas geriau už Kemzūrą? Aš nesakau, kad Nedas, aš sakau nebūtinai Nedas, galima surasti. Aš nesakau Nedas, aš sakau Marius Leonavičius. Aš galbūt sakau kitas Marius Kiltinavičius, ką nepasirašys iki sezono galo, ar tai bus geriau, aš nežinau, bet faktas, kad tu vasarą turėsi didesnį pasirinkimą trenerių kitam sezonui ir dabar užsisaistyti vėl trenerių iš to, kad turi ten kelių pasirinkimų 2 metam, irgi nėra logiška, aš suprantu tavo motyvą, tai gal geriau tada susiras tokį avarinį, kaip sakant, variantą, kaip Žalgiris Dovca buvo susiradęs. Dovcas laisvas. Jurijus Dovcas, prašau. Bet kad vėl nebūtų kaip Žalgiris Pizdovcas. Man tai atrodo, kad aš visada kažkaip tos trenerius mėgstu labai teisinti, bet akivaizdu, kad reikia naujų. Kaip Pierutės trenerių pusėje. Jo, aš trenerių pusėje, nes normalu, kad komanda, kuri tarkim būna surinkta naujai, tai ji turi eiti tas projektas ir jeigu įmanoma, eiti dar galbūt net ir kitą sezoną, jeigu tu kažko tiki, bet tai va šitais projektais visada ir ilgamžiškumu, branduolio lipdymu visą laiką kažkaip pasteisinama, bet jeigu mes dabar imsim šitą komandą, kur čia yra branduolys? Iš ko tu norėtum projektą lipdyti kitą sezoną ir brandinti šitą komandą? Tai tas branduolys nuo pernai liko? Jo, bet ta prasme, jeigu mes imsim į ateitį šitą komandą, sakykim, į ateitį mes norim auginti ir kartu su treneriu visą komandą. Čia nėra tokių žaidėjų. Tai Turmaną pasiemi, Mekovulo, Kariniauskas. 3. Tayloras turi kontraktą. Ir visi praktiškai, ką vardini, yra legionieriai apie lietuvių branduolį. Čia turbūt verta irgi kalbėti vakar, tarkim, Kariniauskas gauna traumą, Žemaitis iškrenta, bet rezultatyviausi žaidėjai lietuviai buvo po 5 taškus pelnę Žukauskas ir tas pats Kariniauskas, Berotskas ar Žemaitis 5 taškus spėjo pelnyti. Tai man atrodo, kad aš taip pritariu, aš ką ir sakiau prieš tai, aš sakiau prieš 4 savaitės, ar prieš 3 mes čia kalbėjom, kad dar gelbėti jie turi ką, LKL'as. Man atrodo, kad tokie Vulsai nepatektų į 4. Dabar, šiai dienai jie nepatenka į 4. Bet žinai, dabar turės laiko treniruotėm, gal nusipirks tą gynėją, kaip sakė Žemelis, kad baigsis Australijos lygą, kažką paimsim. Gal paimsi iš Australijos lygos kažką. Kita vertus, jiems situacija labai lengvai tarp keliaujančių komandų apsunkino čarterį. Mes nepamirškim, kad jie skraido užsakomaisiais skrydžiais, jie turi daugiau laiko. Ryga autobusą važiavo, bet okay. Dabar į Rygą autobusą važiavo, jo, nes Ryga šalia.
Tai, žinai, tai čia tas pasteisimas, kad kelionės, jis yra, aš negaliu sakyti, negaliu visiškai atmesti, bet man atrodo, kad turi kažkas keistis viduje. Pokyčiai sudėti irgi gali būti variantas. Jeigu nėra pokyčio trenerio štabe, tai pastiprinimas sudėtie, bent jau iki to pusfinalio, bent jau iki to medaliuko kažkokio gali nuvairuoti. Faktas, kad gynėjas neblogo lygio, ką galima rasti šiandienai, irgi būtų upgrade'as. Jo, ir žinai, tu pasižiūri, ką tu dabar paimsi, ar tai kiek komandos lygo pokyčius ir gavo teigiamą rezultatą, net Lietkabelį įmant. Pasiėmė Čanaką, ar tai davė kažkokį teigiamą pokytį? Žaidimo pokytį, bet rezultato didžiulės sudėties problemos. Jo, bet rezultato prasme nedavė. Rezultato ne, bet žaidimo prasme davė. Tai žaidimo. Komanda nėra spardoma iš esmės. Vakar suspardė. Vakar suspardė, okei, bet ta prasme ten yra didžiulės problemos sudėti. Ten yra, ką ir galiu kalbėti, visos Lietuvos užsieninės tos tarptautinių kompanijų komandos, jos yra skirtingų priežasčių, kodėl neveikia. Pavyzdžiui, Vulsai yra vienos priežastys. Lietkabelis, man atrodo, kad vadybinės priežastys visiškai yra šitoj vietoje. Absoliučiai. Viskas sumerkta. Žalgiris, vėl mes matėme ir organizacijos problemas ir taip toliau ir panašiai visus tos skandalus. Tai kalbant apie Lietkabelį, tai aš nemanau, kad čia trenerio pokytis yra tas geras pavyzdys. Ne, bet aš tik sakau, kad rezultato prasme, žinai, ar davė. Žaidimas tai taip, tai gerai, žaidimas. Aš nemanau, kad galėjo duoti Lietkabeliui. Žaidimas, žinai, aš, pavyzdžiui, tikėjausi Čanakui atėjus, kad ta komanda pateks į atkrintamasis arba bus arti. Dabar Lietkabelis šiai dienai net pagal seną formatą nepraeina į kitą etapą. Blecha, bet su kuo jie žaidžia? Ne, tai taip, bet traumų buvo. Bet traumos buvo ir anksčiau, žinai, bet traumų buvo, visi turi traumų. Vienas dalykas, traumos yra Žalgiriui, tarkim, ar ten Madrido Realui, ar ten patiem Wolves, kur galbūt turi šiek tiek ilgesnės ir suvokim, ką reiškia Lietkabeliui, netek Pauliaus Valinsko, kai dar ir vadybinės klaidos padarytos, kai ir taip perimetrė nėra kam žaisto, Valinskas dar to iškrenta. Pirčevičius vadybinė klaida, bet čia jau žinai, tu žinai, ką perki. Aš tiesiog sakau, kad Lietkabeliui tos traumos yra skaudesnės negu galbūt kitoms komandoms, nes jų biudžetas, jų sudėtis yra trumpesnė, jie neturi tokių galimybių. Buvo rungtynių, kai starto 5 žaidėjas buvo Sabeckis. Nikas Tuknys buvo. Bet Sabeckį patys pasikvietė. Aš kalbu apie tai, ant kiek jinai nuskurus ta komanda, kad Lietkabelį žaidžia Sabeckis, aš nekeliu klausimą. Aš keliu klausimą, kodėl jis yra starto 5 gynėjas. Aišku, traumus užpjoji, tada tu neturi nieko kito, tu Deivisus paleidi, paskui nieko kito. Tai čia Čanako kaltės kažkaip, bet pokyčio reikėjo, faktas, kad reikėjo, žinai, bet aš tik sakau, kad rezultato vis tiek nėra. Tai žaidimas, žinai, man gali patikti, nežinau, man gali patikti Liubliano žaidimas prie Pienidžianį, bet rezultato nėra. Tai lygiai taip pat, žinai, žaidimas. Taip, bet Vulsai turi mėsos, Lietkabelis neturėjo mėsos. Ir negyvas Lietkabelis sugebėjo apsižaisti. Žinai, tas mėsa, žinai, kas ta mėsa, Beručka, Kozys, Miniotas su nugaros problemos. Tai Turmanas su Laimonas, tai Lietkabelis irgi turėjo. Tai čia yra visi trys žaidėjai, kurie žaistų starto 5 Lietkabelio komandų ir čia apsėtų. Tai gerai, bet tai žinai, Mekovulų, tarkim, yra žaidėjas, kuriam tu turi sukurti, jisai pats nesusikūrė. Tai ar tu gali vadinti tokiu ten labai, žinai, kažkokius sprendėjų, keičiančių žaidimų? Tai jis tau duoda kaip figūrų žaidėjas. Tai ir Popovičius duoda. Prisiminkim tokius faktus, kad už Kariniauską Vulsai išpirkas mokėjo, už ką išpirkas Lietkabelis mokėjo. Tai galimybė susikomplektuoti. Aš net nematau, ką lyginti Lietkabelio ar Vulsų sudėtis. Vulsų sudėtis ir biudžetas yra, ir ta prasme, tai ir pagal biudžetą yra surinkta sudėtis, tikrai ant popieriaus. Tai taip. Rašytas Suleimonas ir... Čia mes dėkime žaidėją vieną prie vieno, čia yra Lietkabelis prieš sezoną krapštė tą kapeiką, kad Sirvidį įpirktų ir čia yra jau jų dangaus viršūnė, ką jie galėjo išspausti šito. Tai Sirvidį jie turi, bet Vulsai tam pačiam Suleimonui moka tikrai nemažai, tai turi tos, kaip Vilius sakė, mėsos tikrai daugiau. Tai mėsos turi, žinai, bet nukrito ten. Bet, žinai, apie ką sakau, kad jeigu Vulsai taip popieriui teoriškai turi, bet pažiūrėjus į grajų, tai nėra tos mėsos, kaip tu bežiūri, žinai, ar gerai, ten uždirba. Dabar man įdomu, ką vasarą, kokį darbą turės įdėti milžinišką žaidėjo agentai, Minioto, Žukausko, tai yra tas pats agentas turės įtikinėti, kad jų žaidėjai nėra tokie blogi, ar aš esu tikras, kad jie nėra tokie blogi, kaip atrodo Vulsuose. Aš esu 100% tikras, kad Žukauskas, dabar jis ten per mėsų žaidė, gavo čia gerą kontraktą, bet jis nėra toks blogas, kaip atrodo čia. Aš esu tikras. Man labai įdomu, kaip Adas Iškevičius atrodys kitoj komandai, tarkim, kai turės tą komandą. Aš irgi nemanau, kad Adas Iškevičius yra toks blogas. Šitą žaidėją dar neseniai rinktinės 12 paišydavom kažkur į nelangų rinktinės, į normalios rinktinės 12 mes jį dar pritempinėjom. Tai aš netikiu, kad jisai nėra žaidėjas galinti žaisti Europos taurės
dugniniai komandai. Tai va, žinai, tai dėl to aš ir sakau, žinai, kad tos priežastys apie tos trenerių keitimus rezultatus, žinai, tai kažką suras galima, aišku, rinkoje ten yra tų trenerių, mes daug nepagalvojame, yra visokių tų trenerių. Klausimas, ar gali keisti, jeigu Žemelis sakė, kad nekeis, jeigu tinka, tai gal negali keisti, žinai. Gal nemato reikalo. Čia Zavackas turėtų pasisakyti, turėtų priimti sprendimus, jeigu jis gali juos priimti. Čia klausimas man didžiausias. Man tai sakau, vienas dalykas yra tas, kad juos niekas neslegia. Jų niekas nepalaiko, jie neturi kažkokio tai gerai prieš patį Žemelį, tik tai. Vienintelis žmogus, ne prieš savivaldybę, jie prieš nieką neatskaitingi. Aš ten apčiešint Žemelį, kad čia viskas tvarkoja, viskas kontroliuoja. Ne, jeigu imsiu, kad Žemelis ir komanda yra vienas vienetas, tas pats Žemelis, ar ne? Tai prieš ką jie atskaitingi, prieš ką jie turi spaudimo? Prieš nieką, absoliučiai. Pakeisim, norim, nenorim, nepakeisim. Ir tai yra normalu, viskas yra tvarkoja, vėl pasikartosiu, naujas sukūręs klubas. Man kartais juokinga būna, tie nieks nepalaiko klubo ir panašiai. Tai taip, nes ateina naujas klubas, kuris ateina į nišą, kuri yra visiškai užpildyta fanų prasme, fanų meilės prasme. Tai čia viskas yra tvarkoja. Tik tai faktas yra toks, kad koks jis yra, kad jie prieš nieką neatskaitingi. Tik žinai, tas ir gaunas, kad tos ambicijos Wolvesų jos labai nuvilė prieš tos 2 metus. Aš prieš viską tikėjausi, kad tokioj situacijoje Wolvesai darytų kardinalias permainas, ieškotų, žinai, pastiprinimo klubos, nori įsiveržti kaip uraganas, o jis dabar vegetuoja. Antrus metus iš eilės jis vegetuoja, jis nesima kažkokių radikalių permainų, jis leidžiasi būti spardomas Europos tauriai nuo Sloboženskės Prometėjo komandos. Tai kokios šito klubo ambicijos Eurolyga? Vargu. Tai, žinai, ir tie pakeitimai tokie Gerisnas Bruksas, ar tai yra žaidėjas, ko tu tikėjai iš Gerisno Brukso, žinai, aš taip pagalvoju, tu perki Gerisno Bruksą, ko tu iš jo tikėsi, kuo jisai išskirtinis, ką tu matai jame, čia projektas kažkoks, Kitaip tariant, mums buvo žadėtas klubas ambicingas europiniu mastu, mes gaunam dar vieną Ryto Lietkabelio lygio komandą, ar tai dar netempiančią net jų. Tai kas ko tikėjo, žinai, pavyzdžiui, kaip jisai sakė irgi, kad čia bus investuotojų krūva, investuos ir klubas gyvens pas iš savęs savo ekosistemos, tai galėjai tikėti, galėjai tikėti, man tai nesakė nieko gero, tai aš kažkaip ir nesitikėjau, kad čia klubas ves kalnus kažkokius. Blemba, aš tikėjausi, kad antrus metus jau žaisdamas Europos taurį turės rimtą sudėtį. Tai jeigu jau tu investuoji kelis milijonus, tai tu nori kažkokius rezultatus pasiekti. Tai dėl ko, ta prasme, ta komanda sukurta. Ji nori būti konkurencinga Europoje. Tikrai nemanau, kad kurta tam, kad būtų LKL tarp 4 komanda. Tai va, pažiūrėsim, lieka formalumas Europos tauriai, tada galės LKL žaisti, pažiūrėsim, ar priims sprendimus kažkokius keisti ar ne. Aš galvoju, kad nekeis. Ką jūs galvojate? Bet dėl ko tu galvoji, kad nekeis? Nes nėra kuo keisti, ar dėl Man atrodo, kad viskas viename. Pirmiausia, kad kuo pakeisi, tada ar tas pakeitimas tiek duos, ar gal geriau bandyti investuoti kažkokį žaidėją, gal jis kažką pakeis. Sulaimonas, pažymėkim tai, kad žaidžia sukandęs dantis ir vakar netgi transliacijos režisierius ne vieną kartą priartino, rodė, kaip jis sukandęs dantis ir tada priartindavo koją. Tai labai įdomu, kad transliacijos režisierius toks išprūsęs, žino, kad problemų su koja. Lietuviai darė transliaciją. Lietuviai darė? Ja. Tai tada viskas aišku, tada žino kontekstą. Tai va, Sulaimonas žaidžia sukandęs dantis, akivaizdu, kad to koja nėra sveika ir panašiai, tai čia irgi svarbus. Net nežaidė. Tai va, tai svarbus aspektas čia, žinai. Jekelis buvo floor manageris vakar. O ne peržiūrų? Tai floor manageris ir skaitosi ten. Kur peržiūrėt poziciją. Okay. Bet šiaip floor manageris nekalbina, ne jo darbas kalbina. Kalbina. Tai aš anksčiau ne, šiemet mačiau Černauskas kalbina, pavyzdžiui, Lietkabelį. Tai Martynas Arlauskas? Dainis Černauskas. Žinau. Tai va, tai gerai prie Lietkabelio, ne? Tai pala, tu nepasakai, pakeis ar ne? Ne, aš galvoju nekeis ir irgi darys pokyčių sudėti, bet aš galvoju, kad reikėtų keisti. Čia. Toks. Gerai, ką Lietkabelis vakar pasipriešino toj vieną kėlinį, pusantro, sakykime. Daug, kuo įsiskiria rungtynės, nesportiniam, techniniam, Lipkevičius pasiėmė 2 nesportinės jau antram kėlinį ir, nežinau, buvo ar nebuvo, kaip jūs galvojat, nusipelnė tų 2 nesportinių ar ne? Aš tai manau, kad nusipelnė, ten buvo paleistas
paleista galva ir apskritai visas rungtynės Lietkabelis buvo išsimušęs iš savęs, tai Lipkevičius, dvi nesportinės Popovičius, nesportinė Birčevičius, Orelikas techninė, Čanakas techninė. Ir Sirvidis nesportinė. Ir Sirvidis. Taip, ir Sirvidis nesportinė. Tai mes turim 7 tokius epizodus, tai apie ką mes galim kalbėti. Tai faktas, kad buvo paleista rungtynių kontrolė va čia, galvose visų pirma. Ir buvo -11, man atrodo, po 3 kėlinių. Gal tu tarsi ir galėjai kabintis po 3, nes lygiai 3 kėlinys baigėsi. Ir tada 4 kėlinys 33-11, man tokios situacijos, kur gauna iš Stoikės, kaip Žilva Aleksandravičius, sako, mes Zakaryris Ašeras, kuris, yra pienius, labai talentingas, bet vis dar pienius. Tai ir tu nelabai net kažkokio tai duodi, tu jam peno pagalvoti, ar čia verta, ar mes. Jis tiesiog lieja tos tritaškius statinės situacijos visiškai laisvas iš savo gyvenimo, nors tai yra žaidėjas, kuris šiaip jau vertinamas ir dėl savo metimo, o jeigu jo pasižiūrėsim procentus, jis yra labai aukštas procentas. Ir tokių momentų buvo labai daug. Tai 104 taškai praleisti. Vau, kosmosas, bet aš sakau, mes vakar kaip tik kalbėjom, tu sakai, kad nusimušė tavo hypas LKL-ui. Man hypas kažkaip nusimušė būtent Europai. Stebėti Lietkabelį darosi labai sunku. Dar jeigu kažkoks tai būtų krislas vilties dėl Vulfsų, man Vulfsus kažkaip daugiau kantrybės dar kartais būtų žiūrėti. Bet Lietkabelis, atmeskim faktą, kad sukovojo su Gran Canaria namuose, vėliau pasėmė pergalių arba nepasėmė ir parodė kovingumą kitos rungtynėse, kaip su Klužu kažkada išvykoje. Bet iš esmės, mes matom, kad vargiai šitą komandą turi iš ko. Starto 5, Bičkauskis, Slavinskas, Orelik, Popovičius ir Vydis. Nežinau. Žinai, man liūdniausia, kad tai, kad lietuvių pagrindų sukurta komanda negali nieko padaryti. Kad čia mes surinkom lietuvius ir mes turim problemų, ne? Aš nesakau, kad kažkokie legionieriai būtų geriau, bet žinai, vietoj kelių lietuvių, keli legionieriai, manau, būtų pakeitę situaciją. Mes džiaugiamės, mums patinka žiūrėti lietuvius, labai gerai gauna šansą, čia Varnas, čia tas, anas, labai gerai, mums kaip Lietuvos patriotam, kaip Lietuvos krepšinio patriotam labai gerai. Bet rezultato prasme tas lietuviškumas, nieko nedavė. Bet žinai, kas būtų, jeigu būtų, aišku, lengva kalbėti, jeigu nuo sezono starto Čanakas prie vairo ar nebūtų tų kelių traumų, tarkim, Brandolys su Valinsku, sveiku, su Varnu. Aš manau, vis tiek lietuvių nebūtų. Aš manau, kad komanda visai kitai būtų rinkta. Taip. Tai aš tiesiog modeliuoju situaciją, kad komanda surinkta taip, bet Čanakas prie vairo, aš galvoju, kad tas lietuvių Brandolys jis galėtų būti konkurencingas, tiesiog labai daug sukrito visko. Taip. Ir tie pokyčiai trenerių štabe ir traumos. Ir, ant Lietkabelio man kažkaip mažiausiai pikta, nes jie tiesiog tokioje situacijoje yra, kokioje yra. Ir tarkim, tose rungtynėse vakar irgi jau 3 kėliny buvo -6 netgi vienu metu, bet ką, Oreliko klaida, Slavinsko pramestas berods tritaškis ir dar viena klaida, Slavinsko berods klaida ir iš -6 vėl -16 kėlinio pabaigoje. Tai tiesiog nėra tiek talento, kad šita komanda galėtų būti konkurencinga Europoje. Taip, žinai, tai aš tą ir sakau, žinai, kad tas lietuvių Brandolys labai smagu, bet nebūtinai jis yra gerai, žinai. Aišku, ir tą priekinę liniją, mes kalbam apie tą priekinę liniją ir iš jos varžovai daug susikuria progų mesti. Tu turėjai padėti, tu turėjai dengti, tada... Jo, bet pažiūrėk, tavo startų 5 šalia to yra su Sirvidžiu ir su Oreliku. Šalia Popovičiaus ir tu kalbėjai apie vidurio puolėjo gynybos problemas. Ne apie vidurio, tai taip, Orelikas irgi aukštaūgis. Jo, tai tu žiūrėk, kiek mes turim starto 5 žaidėjų, kurie jau nėra gynybiniai, šiaip jau iš esmės. Sirvidis, fantastiškas žaidėjas, puolimo skaičiai puikus, bet jis niekada nebus giriamas dėl gynybos ir čia viskas yra normalu. Tau jau yra gėris turėti tokį žaidėją, kuris taip atsiskleidžia, bet realiai žiūrint iš esmės, tau starto 5 žaidžia 3 žaidėjai, kuriuos gali medžioti labai nesunkiai varžovai. Taip, tai tos problemos ir prasideda, bet jo, ten, žinai, čia labai pykti kažką ten, nieko nepadarysi čia. Paminėjai, Sirvidį aš labai laukiu jo Eurolygoje, kitais metais vis tiek įsivaizduoju, kad gal gaus tą šansą ar Žalgirį ar kažkur kitur ir kiek jis bus mušamas Eurolygoje, labai dėlis klausimas, kiek ant jo varžovai. Ar jis bus tiek geras puolime? Būtent, čia yra labai daug klausimų ir labai įdomu iš tikrųjų. Ir pavyzdžiui, jeigu mes žiūrėsim... Su žaidėjais visada klausimas, dar vienas buvo. Tai tu čia gali dėlioti, kad Valinskas dalį sezono buvo iškritęs, bet jis nebuvo žaidėjas, niekada ir nebus, ar ne? Tai buvo Sabeckis, dabar Bičkauskis grįžo, bet ta problema niekur nedingo. Vakar 26 klaidos. Lietkabelis yra daugiausiai klystanti Europos taurės komanda. Tai ką labai vėl daug pasako ir čia viso sezono istorija, kad
tiesiog Lietkabelis dėl pirmų numerių neturėjimo, kenčia visiškai su organizacija. Bet žinai, nebūtinai tu sakai Valinskas nežaidėjas jo, bet, pavyzdžiui, Čanakas eilę sezonų neturėdavo žaidėjų ir sakydavo, man nereikia to tikro žaidėjo. Jo, sako, man nereikia žaidėjo, mano deriniai tokie, kad man ten nereikia, kad bumsėtų kamuolį ilgai. Peno tikras žaidėjas. Taip, Peno buvo tikras žaidėjas. Irgi kažkaip pernai, kiek atsimenu, irgi tą patį kalbėjau. Tai žinai, Kiloma irgi nebuvo tikras žaidėjas, irgi, bet matai, bet rezultatas buvo vis tiek, nepaisant to, žinai, ar ten tikras žaidėjas, netikras, Čanakui tiko, žinai, šiame sezone taip tos traumos, nei vieno mačo visos sudėties nesužaista, vis kažkas iškrenta, tai Varno nėra, tai Valinskos, Bičkausko nebuvo ilgą laiką, tai tos lygos traumos, čia nežinau kaip prakeikta buvo, tai čia turbūt esminis faktorius šitos epopėjos Europos taurėje, bet žinai, tarkim, tu sakai, va, gerai su Gran Canaria sukovojo, jo, vakar Gran Canaria 10 taškų nuo Turk Telekomo gauna namie, čia irgi mane nustebinęs aspektas, pasirodo, nėra tai viskas gerai, kaip gali būti, žinai. Ir jo, ten, pavyzdžiui, Birčevičių tu rinkėsi, tu matai, kad žmogus, jo kojos nebeveikia, jos tokios, nežinau, kaip pririštos su medinė koja vietoj normalios, ten atrodo, kad jis nefunkcionuoja kojos niekaip, jis jau nebegali žaisti kojom, jis gali galvą žaisti, bet kojos jau visiškai negyvas, tai nebent čia buvo biudžetinis variantas už 1000 eurų, bet aš nemanau, kad Birčevičius 1000 eurų uždirba, žinai, tai čia irgi toks aspektas. Tai Lietkabeliui ką, šansų yra tik tai teorinių, bet praktinių jau jų beveik nėra. Reikia viską laimėti ir dar laukti po rezultatų. Sausio 18 mes uždarom praktiškai klubinį Lietuvos krepšinio tarptautinį sezoną. Jo, aišku, Žalgiris dar ten žaidžia, Žalgiris dar turi ten tų šansų tikrai teoriškai, bet praktiškai jau kaip ir klubinis europinis sezonas baigtas. Jo, žinai, aišku, ir pačiam Čanakui, žinai, aš manau, kad labai nesmagu, nes mes čia kalbam priežastis, viską kiti klubai, rinkdamiesi trenerį vasarą, nežiūrės, ar ten buvo traumuotas Varnas ar Valinskas. Rezultatas yra rezultatas. Jeigu Čanakas po gerų rezultatų Europos tauriai tik tai pernai gavo gerą pasiūlymą į Turk Telekomą, tai dabar Lietkabeliui čia, žinai, gal ir į naudą, gal po tokio pasirodymo Europoje nebebus jau toks geidžiamas ir gal liks dar vieną sezoną. Tada susirinks tą, ką norės. Ir gal bus geriau, žinai, tai, nes čia nėra jokio scenarijaus, kad Čanaką galėtų atleisti Lietkabelis arba pakeisti, čia jokio scenarijaus nėra. Nežinau, kas turėtų nutikti, nebent LKL ketvirtfinalio neperžengtų. Ir tai net nemanau, kad tai būtų priežastis. Nemanai? Pasakysiu tokį vieną faktą, dabar tylėjau, nes nesau tokią informaciją. Lietkabelis šį sezoną yra vienintelė Europos taurės komanda, kuri klysta daugiau nei po 17 taškų, po 17 kartų. Vienintelė. Ir tai yra didžiausias klaidų vidurkis per paskutinius 7 metus. 7 metus niekas neturėjo Europos taurėje daugiau klaidų vidurkio. Paskutinį kartą turėjo 2016-2017 metų sezone Skopjės legendinė MZT. Aš tai galėčiau pateisinti turbūt tas klaidas, matyti, iš ko jos yra. Pavyzdžiui, mes matėm apgailėtinų komandų Šlionsko, Trento, ne. Jie tiek neklyzdavo, nes Lietkabelis neturi individualiai pajėgių žaidėjų, reikia žaisti komandinį krepšinį, nori kažką susikurti. Iš komandinio krepšinio ateina klaidos. Kai būdavo Trentai, jie žaidžia 1-1, jie klaidos nepadarys, bet pramežinai. Tai man atrodo, čia labai viskas koreliuoja. Tai kad komandinis žaidimas, ieškoma kažkokių gerų metimų, gerų progų ir iš ten ateina labai daug klaidų, žinai. Tai viskas labai paprasta, nes nėra kas patrauktų taip. Yra Sirvydis, aišku, be Sirvydžio, kas Valinskas dar gali susikurti pats įmest. Daugiau viskas, daugiau viso. Liūdni reikalai, ne? Gerai, eikime prie klausimėlio kažkokiu, sako, kiek svarbus šis podcastas. Nesvarbus, nebūtų, nieko neatsitiktų, žinai. Bet kiek svarbus pralaimėjimas koks nors, čia žmonių darbus kainuoja. Jeigu mes podcastų, mūsų niekas neatleišia, žinai. Mes, kaip sakant, turim pasitikėjimą. Tai jų žmonės tegu pasako, kiek svarbus podcastas. Jo, kiek klausimas. Ne tam klausimą adresuojat, kaip irgi galim. Jo, ne to klausėt. Valdžios klauskit. Čia ne mes čia, žinai. Kaip manote, ar Šaras vyks į Rusiją, jeigu Fenerį pakvies į draugišką turnyrą kaip praeitą vasarą? Ar treneris turi tie galius, kad atsisakyti? Tešu turi. Nevyks. Treneris irgi prisideda, manau, prie to, kad formuotų kokios draugiškos rungtynės būtų ar kokios nebūtų. Treneris pats organizuoja pasiruošimą sezonui. Ir jis prisideda prie to. Čia nėra lemtingas vaidmuo, ypatingai jeigu mes kalbėsime apie kažkokį tai finansinį indėlį ir finansinę naudą važiuoti žaisti draugišką turnyrą, bet
neįsivaizduoju, kad Šaras ten važiuotų. Aš galvoju, dabar turėjau jis pasikalbėti šito klausimu, dar pasidėdamas parašą ant sutarties, kad žiūrėkit, jokį Ruskiną aš nevažiuosiu, bent jau aš taip tikiuosi, kad, aš netikiu, kad jis Kevinis važiuotų žaisti vieningosios lygos super taurės varžybų į Maskvą. Čia būtų... Ta nemeilė rytietiškai kultūrai, aš esu pastebėjęs jau kažkada anksčiau, man buvo kritus tokia mintis, man atrodo, kad Šaras moka rusiškai, jeigu neklystu, aš nežinau. Manau, kad moka, kitos kartos turėtų mokėti. Jo, bet jisai visą laiką, jeigu jam paklausdavo rusiškai... Aš nesu tiek senas, irgi moku. Jeigu jam paklausė rusiškai spaudos konferencijose ten Rusyse, ten Sankt Peterburge ar Kazanėje kažkur ten tose numyštose konferencijų salėse, tai visada angliškai atsakydavo. Tai arba ispaniškai, arba graikiškai, tik ne rusiškai, nejuokauju, ispaniškai neatsakydavo, angliškai visą laiką atsakinėdavo. Jo, aš irgi galvoju, žinai, o ten taip toli, turbūt dar negalvoju apie pasirengimą kitam sezonui, bet turbūt ir Feneris pats supranta, iš kokios šalies pasiema žmogų ir panašiai, žinai. Tiek, būtent aš galvoju, kad ten netūdžio buvo nemažai įtakos tų draugiškų rungtynių. Gal, žinai, jis pats nesakė, važiuojam, bet turbūt gavo kvietimą ir viskas, ir sako, važiuojam, ir viskas, ten nėra. Manau, kad šį kartą net nebus kvietimo, aš taip galvoju, kad net nekvies, nes supras, kaip yra, ir viskas, tai aš manau, kad net kvietimo nebus. Tai va, tikėkimės. O gal jau tuo metu Rusijos nebus, pavyzdžiui. Gal, mane. Ten toliau vėl apie kiek svarbu, Jėzus sako, kokio atsakymą tikėsi žurnalistas, klausdamas, kiek svarbu žaidėjai. Mes jau kalbėjom šitą kažkada. Jo, kažkada kalbėjom, kokie atlyginimo rėžiai žurnalistų, kuris sugeba sugalvoti tokį klausimą. Gal nieko. Kodėl? Galima atsakyti, aš irgi tų kiek svarbu žiauriai nemėgstu klausimų, bet yra išimčių, tarkim, galima, jeigu tu po to kiek svarbu, sudėliosi kažką labai protingo, aš dabar nesugalvoju tokio, bet jeigu... po to seka įdomi kažkokia mintis, tai okei, bet jeigu kiek svarbu buvo laimėti pirmąjį rungtynių kėlinį, ar kiek svarbus buvo Gediminas Orelikas šiose rungtynėse, tai ne, tokie klausimai nėra zajebys, kaip sakant. Visiems aišku, kad Evanso nepavyks Žalgiriui išlaikyti, ar Eurolygos yra žaidėjas, kuris negauna minučių, bet turi potencialų skleisti kitoje komandoje, kaip tai padarė Evansas Žalgiryje. Realiai sugalvojau tik vieną variantą, ar tai sakysit, kad ne prokurtai modulo? Nu, tikrai ne. Nu, tai va. Koks variantas? Modulo. Bet koks klausimas, Pablo? Kuris galėtų atsiskleisti Žalgirį, bet neatsiskleidžia dabar kitam klube. Kaip buvo Evansas Maccabi? Prie vaidme, jeigu jis nebūtų pagrindinis žaidėjas, aš imčiau Čia vietoje Evanso mes kalbame. Vietoje Evanso. Ne tai, kad vietoje Evanso. Vilius buvo išėjęs. Tokį scenarijų, kad kažkoks žaidėjas neatsiskleidžia dabar kitam klube, kaip kad Evansas neatsiskleidė Maccabi, bet galėtų atsiskleisti Žalgirį. Tai aš matau nebent modulo. Jūsų prastas kažkoks. Džeilinas Smithas galbūt. Nemanau, kad tokio kalibro. Taip, vėlgi, ne tiek kiek Evansas, bet tiesiog... Tai vietoje Evanso reiškia lyderio reikia. Reikia gero žaidėjo, kuris trauktų komandą. Klausimą tiesiog, kad žaidėjas dabar nedeliverina kitur, bet galėtų... Tu žinai, vietoje Evanso gali nusipirkti, nežinau, blemba, iš G-lygos kažką. Tai ką reiškia vietoj, tai manau, kad į lyderio rolę turiu omeny. Jeigu lyderio rolė, tai Eurolygoje dabar tokių situacijų nėra daug, ne? Tarkim, kad žaidėjai sėdi. Aš Elijah Bryantą matau kaip neblogas žaidėjas. Jis yra 2-3, ne 1, nes 2-1, bet... Nematyčiau, kad deliveruojantų kaip lyderis Žalgirį. Ir jis turi neblogą vaidmenį, dabar Nadolevas po 30 minučių. Bet Klaiburnas grįžta šiandien, tai pažiūrėsim, koks jo vaidmuo liks grįžus Klaiburno, ne? Bobo jau senas, žinai, ten. Toliau, Elio Kobo yra toks atsarginis gynėjas. Manau, kad Elio Kobo galėtų skorinti labai gerai. Tai charakteris turėjo vaidmonę, kaip Kinano Evans, aš tokia Elio Kobo atmečiu, jis jau turėjęs Sosvelį, buvęs visiškas žvaigždė, visiškas lyderis. Bet dabar, kuris neturi tiek vaidmenų. Kinanas Evansas niekur nebuvo prieš tai turėjęs visai, aš to, tarkim, man irgi netiko, aš galvoju apie Elio Kobo, bet man jis netitiko kriterijų. Toliau nelabai, žinai, tarkim, jeigu nebūtų Šaras atėjęs, sakyčiau, kad Tyleris Dorsey. Nes Olympiakosas prisipirko ten tų gynėjų, Dorsey jiems visai ką būdavo taikinys, bet dabar gal nebe, bet prie Šaro Dorsey atgimė. Tai irgi, žinai, variantas. Šabazas neįpyra, sakyčiau, bet jau jisai Milane žaidžia. Jeigu ne vietoje lyderio, ne vietoje Evanso, sakyčiau, Vanja Marinkovičius, bet jisai dėl vietoje Evanso ko gero netinka. Bet Evanso reikia normalaus PG, o tuo SG gali būti ir Grigonis, ir Brazdeikis, tai gali būti irgi tokie žaidėjai. Jo, Brazdeikis vietoj. Realiai geriausias. Ir vietoje Evanso nežinau, bet Luka Vildoza, aišku, dar aš norėčiau matyti Žalgirį. Toliau verčiu tuos žaidėjus, kad žinokit. Nieko daugiau ypatingo nėra. Labai Janulis Larenzakis.
Pajola, nežinokit, kad nėra tokių daugiau. Man iš Europos. Aš sakyčiau dar Dario Brizuelo, bet jis pradėjo dabar žaisti paskutinį atkarpoje. Ispaną atsivežti į Lietuvą, nu čia toks. Taip, čia padarai researchą, aš tik tai nominaliai kaip žaidėją žiūriu. Man tai žinai, pavyzdžiui, iš Europos taurės labai patinka Reidžiūnas Takeris iš Venecijos komandos. 15 taškų, 16 balų, 40% tritaškių pataikymas. Man jis labai patinka, jam 26 metai, rūdiniai bus 27. Man pats tas 1,91 m, toks skorintojas, turi gerą kūną, turi gerą prasiveržimą, turi gerą metimą. Man patinka Takeris, aš manau, kad jis yra vienas tų gynėjų, kur tikrai vasarą pasuks į Eurolygą. Ir dar būčiau dar vieną variantą, Rokas Jokubaitis. Ko ne? Kaip pagrindinis žaidėjas? Nu taip. Kaip pagrindinis žaidėjas? Įžaidėjas. Tai kaip pagrindinis įžaidėjas. Ta prasme, tiesiog, vėlgi, aš net tiek gal tą pagrindinio žaidėjo, tiesiog žaidėjas, kuris nedeliverina stipresnėje komandai dabar palyginus ir galėtų Žalgirį būti vienas iš kertinių žaidėjų, ne to lygiai būti Tent Evansui, nes surastų lygią pamainą Evansui, kad čia būtų toks, tai čia praktiškai neįmanoma, tiesiog kažkas panašaus. Aš būčiau sakęs dar prieš metus Cassius Robertsonas, bet ant tiek, kiek jis nežaidžia dabar Eurolygoje, matosi, kad jisai nėra vis tik to lygio žaidėjas. Nors Endesoje galima buvo pagalvoti, kad jis galėtų traukti solidaus Eurolygos žaidėjo vaidmenį, bet vis tik ne. Tai jis labai vienpusiškai, žinai. Tik tai mes gali, daugiau nieko negali. Dar vienas klausimas, sako, aš niekaip nesuprantu, LKL sezonas rytas į antrą pusę, o AIB LKL komandų neturi 12 žaidėjų, mačų registruoja 10, lošia 8, kodėl tokie leidimai duoti, kokios LKL taisyklės, kodėl vieni gali piknaudžiauti, o kas įtraukia jaunimą, kai kas įtraukia jaunimą, ir taip kiekvieną sezoną, jokių draudimo klubams nieko, šį sezoną Jonava Gargždai ypatingai neturi net kaip 5-5 pažais. Tai LKL reglamentas toks, kad rungtynėm reikia 8 žaidėjų, 8, o paraiškų turi būti 10. Niekas nereguliuoja tokio dalyko. Taip, į paraišką tu gali įtraukti. Taip. Prasme, tai turi būti registruota 10 žaidėjų, jeigu negauna 10. Niekas nepatikrins kokį. Tai aš tau galiu dabar surinkti iš sporto mokyklos. Taip. Tai faktas. Tai Rasaliumienė iškart skambina, jeigu nėra 10 žaidėjų, sako įtraukia, tai įtraukia ten visokius, kaip tu ir sakai, bele kokius žaidėjus. Šiaip jo, ta situacija tokia, tarkim, Gargždai, ne? Tadas Kararinas išvažiuoja ten Ispanų 3 lygą, ten ir panašiai. Ar tai dar ten nedeleverins viršų? Nu, jo, žinai, bet šiaip situacija tokia juokinga su tom sudėtim, turbūt reiktų suprasti vieną paprastą dalyką, kad ta tokia neturėjimas tų žaidėjų tik tai iliustruoja, kaip yra blogai su lietuviais, tiesiog, kaip yra blogai. Didžiausi talentai yra Žalgirio, Ryto ir Neptūno dubleriuose žaidžiant KL, tie, kurie labiausiai verti dėmesio. Vidutiniai NKL žaidėjai, ten tie vaikai, kurie ateina treniruotis, yra įtraukti, jie negauna pinigų arba gauna simboliškai. NKL žaidėjai tokiai roliai neina ir jie daugiau pinigų nori. Nu, čia toks uždarytas ratas. Bet anksčiau aš dar bent žinodavau tuos 11-12 ten registruotų žaidėjus komandose. Kažkaip dabar aš atsidariau Gargždukas, yra 11-12 žaidėjai, aš prisipažinsiu, jos pirmą kartą. Gargždukas. Deinas Kuodys ir Paulius Kulikauskas, aš atsiprašau, aš jų nesu girdėjęs. Žinai, kai tu perskaitai vardą Deinas, supranti, kad jau 2000 plus gimimo. Oi, tai gerokai, čia 2000... Tai ką aš ir sakau, 2006. Tai va, kaip arba Dustinas Morkūnas įsibeto, kai tu Dustinas vardą, žinai, kad čia jau 2000 plus. Jau ne mūsų kartos. Jau nebe mūsų laikais Dustinų nebuvo, žinai. Nieko gražus vardas, viskas, ne, ne dėl to, čia tik sakau, kad karta jau nebe ta, jau mūsų laikais Dustinų nebuvo. Dabar Tomai yra su H raide, žinai, po tai. Jau ne šiaip, kad Tomas, bet Tomas. Tai kokiu ten buvo, čia dabar ir vardų dalyjasi Valstybinės tautos frontas, kad ten keišiausi metų vardai. Nematėt? Mačiau, bet dabar... Aš dabar nepasakysiu, bet ten vos nešalavijas. Gerai, kažkada man labiausiai patiko vardas mergaitės Kaspisija. Kažkas tokį vardą davė ir kaip žmogui po to gyventi. Ne? Taigi buvo dabar šauktinis Peta, nes šauktinių sąrašas yra ir pirma vardo raidė ir pavardė P.Impalas. Impalas. Fantastika. Impalas. Gal čia bairės, aš nežinau, gal kažkas parašys, kad sakys, čia buvo fejkas, bet screenshotas atrodo įtikinamai. Okay. Sureitinguokite šios žaidėjus pagal dabartinį pajėgumą. Turim Sirvidį, Dimšalę, Normantą, Valinską, Paulių turbūt, nes neparašyta, ir Dovydą Gedraitį. Gerai, pirmą vietą kas statom. Nuo paskutinės pradėm gal. Gerai, paskutinę vietą kas statom. Aš Dovydą Gedraitį. Gedraitis.
Blemba, jūs čia mane į nepatogią padėtį statot. No. Ar Giedraitis dabartiniam Lietkabelį neskorintų labai gerai? Ar jūs galvojate, Tai už kurį geresnis žaidėjas? Aš man jie visi gana panašaus lygio, aš gana pasakysiu, bet aš tiesiog Giedraitį dėjau į 5 vietą. Ar jisai yra blogesnis už Paulių Valinską? Manau, kad taip. Polime, 1-1 susikūrimų, taip, polime, bet jeigu žiūrėti abi aikštės pusės. Jeigu man reikia žaidėjo ypatingai Lietkabeliui, startinę penketo, tai Valinskas geriau Lietkabelį, bet Žalgiriui geriau Giedraitis. Ne? Nu čia, žinai, toks pam. Aš tik bandau ieškoti kitų kablių, kad būtų įdomiau. Aš suprantu. Faktas, kad čia nėra vienareikšmio atsakymų iš tų gana panašaus lygio žaidėjų. Aš irgi Giedraitį dėčiau 5 vietą, bet aš įsivaizduoju, kad Giedraitis dabartiniam Lietkabelį darytų skirtumą. Darytų ir polime, ir gynyboje, ypač gynyboje darytų skirtumą. Aš manau, kad tai nebūtų blogiau už Valinską. Perspektyvos Giedraičio vis tiek yra didesnės, ta prasme, žiūrint iš tos pusės, negu Valinskas yra pasiekęs dabar. Aš galvoju, kad savo Valinskas pikė... irgi buvo Žalgirį, prisiminkime. Taip, bet aš galvoju, kad savo pikė Giedraitis bus galbūt geresnis, negu Valinskas buvo savo pikė. Nu, okei, tarkim, Giedraitis, tada 4 vietą. Valinskas? Valinskas. Okei, tada Normantas. Tada Dimšanė. Dimša. Ir Sirvidis. Dimša ir Sirvidis. Taip kaip surašė mūsų... Aš dėl Dimšos Sirvidžio irgi dar pasukčiau galvą. Reikės dar Sirvidžiui rodyti. Dimša jau rodė, kad gali žaisti Eurolygoje, kad gali... Nedėčiau pirmoji tvirtai vietoje Sirvidžiui. Taip, aš irgi Sirvidį... Bet dažniausiai žaidėjas, kuris renka po 19 taškų Europos taurį, dažniausiai gauna šansą Eurolygoje, dėlio kaip nori, jeigu tai nėra TJ Starksas koks nors ar ne, kur jau aiškius turi trūkumus. Tai pažiūrėsim kaip Sirvidžius. Tik Dimša jau yra įrodęs, kad jis gali žaisti Eurolygoje, bet... Jo, žinai, aš šiaip nepiešiu didelio skirtumo tarp Normantų ir Dimšos. Aš kaip vasarą sakiau, lygiai taip pat ir laikausi iki šiol. Ne, nėra didelio skirtumo. Yra šansų pakalbėti Darių Gudelį, ar tai yra misija neįmanoma. Misija neįmanoma. Sodyboje, nebent reiktų tada Deivį paimti visas kameras ir varyti į sodybą. Kitaip niekaip, man atrodo, į sodybėlę ten. Žinau, kur ta sodybėlė yra. Kur? Uždavė tam tikrai piliečiai. Maždaug rajoną bent kokį. Ten Ukmergės rajonas. Tai žinau, kur sodyba, galima būtų apsilankyti. Nežinau tikslaus adreso, bet jeigu reiktų, sužinočiau. Taip, Gudelis neramiai gyvens dabar. Privažiuosim su kamerom. Atvažiuoja Edga ten. Atvažiuoja žmogus pažiūrėti, Edga sėdi. Klausyk, atvažiuoju ir kaip prie srovio ten, nepatogus klausimas. Tai ir Žibėnas saugus. Kaip Vidas Mačiulis prie Pušų paunksmės. Panašiai. Kodėl niekada nekritikuojate žemo lygio teisėjimo, kur žaidėjai labai flopina, ar teisėjai duoda baudas už tai, kodėl teisėjai yra labai šališki ir matos tendencijos ne pirmus metus. Man įdomu, čia apie kokias tendencijas ar apie kokį teisėjimą, nes čia nei lygos nėra nieko. Čia apie LKL turbūt spėjau. Jo, bet tai mes esam pakalbėję, kad pavyzdžiui Šukio klaidos. Tai buvo klaidos pasakyta aiškiai pas mus podcast'e, kad tarkim, kur jisai sulaukė diskvalifikacijos, šįmet buvo vienas atvejis ar ne? Ir tada prieš Šiaulius, kur atėmė pergalę, ar prieš kažką, kur iš ryto atidavė pergalę su pražanga. Pernai plus buvo situacija, kai Jonava traukė teisėjai. Nesvarbu, kas ten buvo, šūkys ar ne, bet mes nekartą esam pasakę, o jeigu įmant transliaciją, tai irgi pasakai, kur tau abejotinai atrodo kažkas. Tai. Prisiminkim, buvo tas Gargždų Prienų rungtynės, kur aš per transliaciją irgi rėkiau, kad čia yra pražanga ir aš esu tikras, kad ten buvo pražanga, nepaisant visų tų LKL įrodinėjimų, man ten buvo pražanga. Tai... Marius Kultinavičius po šiai dienai. Marius Kultinavičius po šiai dienai irgi galvoja, kad ten buvo pražanga. Tai kai yra to abejonių, tai ir šnekam. Šiaip LKL prašo nešnekėti labai apie teisėjus neigiamam kontekste. Bet jie patys transliacijos metu. Tai faktas, nes tu neturi kompetencijos, pirmas dalykas, mes tvertint visiškai jau taip teisėjų darbą. Ne, bet darbą. jeigu tu ir matai. Manęs neprašė. Man atrodo, buvo. Tavas prašė? Manęs neprašė. Sakė, atsimenu, buvo susirinkimas, jeigu jau sakot, kad teisėjas suklydo, tai būkite tada malonus, tik būkite tikri, kad teisėjas suklydo. Jo, va toks. Tai kaip ir yra momentas, nes jeigu tu galvoji, kad teisėjas suklydo, jis ten nesuklydo, tai... Ir man atrodo, buvo tada pavyzdys kažkoks. O dabar pavyzdys. Ir Čiapo pavyzdys. Teisėjas čia jau tikrai. Buvo, ir sako, parodysim pavyzdžių, ir buvo 3 pavyzdžiai, ir visi 3 pavyzdžiai buvo Čiapas. O šiaip apie... Taip, pas mus, tarkim, labai geras buvo vakar pavyzdys, kaip Lipkevičius tą patį darydamas LKL ir tą patį darydamas Europos tauriai gauna skirtingą vertinimą. Aš manau, kad jeigu pakarpytų kažkas iš vakar jo 2 nesportinių ir panašių epizodų LKL, labai skiriasi. Aš manau, kad tikrai
Tik tai man klausimas kyla tada, ar tai yra teisėjų nekompetencija, ar tai yra teisėjų tiesiog leidimas kitaip žaisti, nes LKL teisėjai geriau Lipkevičių žino negu Europos taurės teisėjai, tai vat man dėl to labai kyla natūralus klausimas. Nes aš neturiu nieko prieš ten Lipkevičių, aš tiesiog imu kaip pavyzdį, kur vakar buvo dvinės sportinės. Tai tarkim, nežinau, esu gavęs kai kurių klubų vadovų pastabų, kad teisėjai klysta dažnai fiksuodami čardžus Maldūnų ir Lipkevičiui. Tai nežinau, mes džiaugiamės, kad geri čardžai gerai pagauna, ne, bet kai kada sako, kad tai būna klaidos teisėjų, kad nebuvo ten čardžų. Tai nežinau, man tai teisėjai LKL viskas gerai su jais, aš nežinau, man atrodo, tas, kuris klausė, turi va tokį neigiamą nusistatymą, turėtų pasižiūrėti kitų lygų teisėjus ir pamatys, kad ten nieko ypatingo nėra. Šiaip tai pavyzdžiui, dar įsterpsiu NBA žiūrint, kartais būna, kad jau mes esam antiek įpratę peržiūrų, kad dabar labai NBA lygoje pradėjo peržiūras daryti dėl pražangų, aišku, kas pas juos yra galima, tai pas mus ne. Tai pavyzdžiui, labai įstringa, kad kai kurių momentų, kurie atrodo tikrai diskutuotini, jie neperžiūri. Ir vat pas mus, pavyzdžiui, Europoje, aišku, kadangi daugiausiai žiūriu Eurolygą, ten Ispanus ar tai LKL, tai labai daug tų peržiūrų, ir jeigu bent menkiausias epizodas yra, mes peržiūrim ir tas sprendimas, daugumoje atveju vis tiek jisai teisingas yra priimamas. Tai NBA, pavyzdžiui, visai kitaip. NBA, pavyzdžiui, aiškiai žaidėjas, tarkim, išeina nuo kokio Tyreso Haliburtono ir ten niekas pernelyg nesigina, jis ten skėšia rankomis ir viskas grįžta į gynybą. Tai labai daug tokių momentų būna, tai kažkaip, man atrodo, kad pas mus Europoje viskas labai dar ok. Tai ir pats tas klausimas. Yra labai šališki, matosi tendencijos, man čia toks sąmokslų teorijų. Čia taip, čia kur žinai, kai lošia Rytas prieš kažką, Rytą teisėjai tempia. Čia yra nuolatiniai tokie. Galima kalbėti apie teisėjų galbūt lygį, kažkokį daromas klaidas, bet apie šališkumą, kažkokias tendencijas, man tai čia pritempinėjimas visiškas. Už VB Gang ar už Silvestrį Beltą? Eurovizijos atranką žiūrėjot? Nežiūrėjau, žinok. Ai, žiūrėjau. Čia mūsų... Aš už Silvestrą. Bet kol suvedžiau, kas čia tokie yra, VB tai yra tas... Vidas Bareikis. Vidas Bareikis, o Silvestras visai... Luktel. Aš už Silvestrą. Aš irgi už Silvestrą. Mūsų sąjūdžio tradicija visada būdavo žiūrėti Euroviziją šitą, bet atrankas, bet kažkaip vis komentuoti išeina Endesa kažkokia vėl kažkas. Tai nelieka laiko, tu grįžti paskui 12 valandą. Ten Jessica Shai padėjo parašytą Luktelk ir jaučiasi toks... Kas Luktelk dainuoja? Silvestras. O kas yra, jis atlikėjas naujas kažkoks? Kažkoks toks bičas. Bet neblogai. Ten pro atrodo gerai viskas. O Bareikio man ten tas ne. Blemba, Bareikio toks fan, žinai, yra tik tai... Viską pasako grupės pavadinimas, mačiau tik tai YouTube, VB Gang. Kas tavo 15 metų? Taip. Ten, žinai, toks fan, toks kitoks pasirodymas. Žinai, ta daina Silvestro gera, tik tai, kad jinai lietuviška, tai aš nežinau, ar... Žinai, kai tu nuvažiuoji čiūtą tūtą su lietuviška, tada ok. Arba, žinai, Monikos Lių kitoks dainavimas, tas kitoks stilius vis tiek. O čia toksai popsinė daina lietuvių kalba. Bet dar šiemet ir Zarūpai turi būti. Taip. Čia dar tie prikolų buvo. Tai va, už Silvestrą, Luktelk. Aš kisleko komentavimą. Kadangi nedarėt prognozių, baigiantis metam, pašaudykit. Gerai, išėlės, kas laimės Eurolygą? Realas. Būtų kvaila sakyti kitaip. Neviliu. Aš bandau ištraukti kažkokį kitą variantą. Virtusas šaus. Kokius naujus fruktus bandau įdėti. Bet Feneris. Fenerbahčė. Aš, Realas, antiek neįdomu pasakyti Realas, bet aš suprantu, nes logiška, viskas tvarkoja. Bet aš įdėjusiu tokį netikėtą Feneris. Gerai. Jeigu ieškom įdomių šovimų, aš galiu šauti, kad Virtusas nebus atkrintamosiose. Tarkim, jie bus įkrintamosiose, bet jie įkrintamosiose. Taip jau netgi. 14, ok. Nukris iki 7. Tu galvoji, kad jie neturės garantuotos vietos play-offuose. Taip, jeigu žinau tokį, bet čia aišku irgi štuvą, kaip tu sakai, Feneris, aš tokių drąsių, aš galvoju, kad Virtus dabar pareina visišką dobę. Jo, mes kaip tik kalbėjom su kažkuo prieš kažkurią transliaciją, kad aš sakiau, kad jie tikrai neliks 3 vietoje, bet manau, kad jie play-offų garantuotų rate liks, tai yra tarp 6 komandų tikrai išsaugos. Aš galvoju, kad ne. Dabar Tornikai iškrito, porą turų be jo, bet žinai, su Asveliu žaidžia. Tai be Turnikės turėtų susitvarkyti, jo lapmikiai yra. Tai... Turėtum, bet kaip jie atrodė praeitą 2 savaitę, tai ten buvo tragedija. Nes Turnikė blogai žaidė, jam nugaras sopo. KMT, Žalgiris laimė, nėra ką kalbėti. Žalgiris, pritarė. NKL. Sakyčiau, Palanga laimė vien dėl to, kad Sūduva prarado Pukelį ir Užupį.
Jie 3-3 išvarė Euroštis, jo, ten įdomi labai. Su tu, kaip Marijampolėtis, nieko negirdėjai, nes Ir girdėjau, kad Palanga bažnyčioje, kur užupis ir pukelis. Ir girdėjau, kad Palanga gali sustiprinti Antanas Udras. Matai, O kur Marijampolė. Niekur. Marijampolė futbolo miestas. Jis turėjo sveikatą tvarkės. Ai, okei, aš nežinojau. Nežinau, neturiu ką pasakyti. Tik manęs mačiau klausį komentaruose apie Uimso sūnų, bet ką aš galiu pasakoti apie 13 metų vaiką, čia labai normalu būtų kalbėti, kad... Nu, kokį tu ryšį turi su juo? Ne, tai aš, tipo, tam. iš Marijampolės, tipo, gal žinai kažką, nu, aš net ir žinodamas, čia nėra, kad labai daug. Gerai, tai NKL kas laimė? Palanga. Palanga. LKL Žalgiris laimė. Taip. Nu, tai turbūt. NBA. Aš manau, kad Benas Matkevičius ir Bostono Keltai. Jo, mačiau, Jasonas Taitumas labai fainai pasisakė apie Jabari Parkerį, šiaip nebūčiau patikėjęs, kad jie yra labai jau ten tokie geri artimi bičiuliai, bet, sako, žiauriai malonu stebėti. Čia kaip pataikė prieš Tenerife paskutinę sekundę ten tą trajeką, kur sugebėjo laimėti Barsą. Bet aš sergu už Bostoną, nes eilę metų jie žaidžia arba finaluose, arba konferencijų finaluose, arba yra labai perspektyvūs ir įdomus. Bet aš galvoju, kad, nu, tiesiog aš norėčiau, aš kažkaip palaikau šį kartą. Mes irgi už Bostoną. Gerai. Bostonas prieš Denverį, ne? Denveris, aš galvoju, gal net... Darom kažką. Nu, bet matysim. Kad nebe Miamis būtų, o Bostonas. Kelintą vietą galutinė rikiuotė Eurolygos žema Žalgiris. Dabar turim 16 poziciją. Aš manau, kad 16 lieka. 15. Barna apsilenks ir... Luktelk. Dar Barna apsilenks ir viskas turbūt 15. Manau, kad 15. Nu taip niūriai, vyrai. O tai nėra šansų. O tai ką tu tau sakyti reikia? 6 vietą užims iššoks į playoffus? Nu, 14 gal dar gali kokį Zvezdą pasigauti. 15. 15-14 Zvezda. Gerai. 15. Gerai, aš palikau tam pat, kur buvo. Ne, nes... 16. Ką norėtumėt matyti LKF prezidentu ir generaliniu sekretoriumi? Čia dar buvo kažkas, sako, gal Kazlauską, gal Kurtinaitį. Šiaip generaliniu sekretorium tai aš ir toliau noriu matyti Balčiūną. Man viskas atrodo su juo gana... Nežinau, aš nelabai net sugalvoju geresnės kandidatūros šiuo metu nei Balčiūnas generaliniu sekretorium. O prezidentu, tai nesupyksta Vydas Gedvilas, bet aš galbūt norėčiau labiau kažkokios reprezentatyvesnės asmenybės tarptautiniam fronte. Ta prasme, kad, pavyzdžiui, su Rykliu ant rankos. Kad būtų geriau žinomas, tarkim, tarptautiniai bendruomeniai. Pavyzdžiui, su Rykliu ant rankos, ne? Pavyzdžiui, su Rykliu, nu, tarkim. Jo, man atrodo, kad Vydo Gedvilo pavardė tarptautiniam kontekste nelabai kažką sako, o Balčiūnas, jis yra labai geras Europos čempionas, aš puikiai sutinku. Bet Balčiūną aš ir toliau matau savo postę. Bet tada aš nežinau, ar kas gali keistis, jeigu ta pati valdžia, nu tai kodėl prezidentą keisti. Aš tai galvoju, kad Balčiūnas be Vydo įsirinkimus. Aš galvoju, kad Balčiūnas... Aš tai manau, kad Balčiūnui pats geriausias variantas būtų, ko tikrai labai trūksta šitoje federacijoje, tai yra krepšinio žmogaus. Būkime atviri, didesnio krepšinio žmogaus nei Edas Nickus su visą pagarbą. Tai aš labai palinkėčiau to. Galvoju, pasakysi, nėra didesnio žmogaus nei Edas Nickus. Aš labai palinkėčiau to, kad atsirastų, ne tai, kad tarp viceprezidentų, kur Linas Kleiza ten nuvažiuoja, aš nežinau, kiek jis kartų į tą federaciją nuvažiuoja, bet žmonių, kurie nuoširdžiai ten dirba ir įdeda darbo. Tai aš labai norėčiau Rytis, kuris... Gal yra Jonas. Labiau krepšinį. Nežinau, aš tai matyčiau tą patį Robertą Jevtoką, bet aš nemanau, kad čia dvi akytės per kalnelį. Gal Arnas Kazlauskas? Žinai, Arnas Kazlauskas? Arnas Kazlauskas, taip, ilgais plaukais bičas buvo. Legendinis. Su Lietuvos čempionais 99 tapo. Taip, va, kokia. Ne 99 2000. Manau, kad Dustinai nežino šito fakto. Ir Tomai. Ir Tomai, taip. Aš tai sakau, man atrodo, čia žinai, kaip jeigu Balčiūnas nori toliau daryti dalykus, tai sekretorius daro daugiau už prezidentą, ne? Prezidento reprezentacinė funkcija, kaip ir valstybės valdymą, tarkim, ne? Aš manau, kad to ir trūksta kažkiek tarptautiniam kontekste, man atrodo, šitai federacijai. Aš tai nežinau. Ir kažkiek pridedant dar balsą iš šalies Lietuvos valdymo fronte, nemanai? Nu, blemba, aš nežinau, kur tai, nu, matai, mes nežinom visų tų, kurie dalyvauja, ką daro, kaip kas, tai nežinau, negaliu įvertinti to, žinai, bet kokius žmonės... Nes realiai, jo, nu tu jeigu paimsi, kam tau to reikia, žinai, nu mes gavom, pavyzdžiui, ir be to gavom Europos moterų krepšinio čempionatą rengti. Tai tas yra, bet man atrodo, kad ypatingai... Nėra taip, kad nelabai kas nori organizuoti? Gal, nežinau. Toks. Nu tai komercinės sėkmės negarantuoja. Aš tai norėčiau, kad mes Eurobasketo grupę padarytume, ne, pavyzdžiui, vyrų
tai būtų daug įdomiau, daug daugiau duotų to dėmesio. Ir važiuoti nereikėtų niekur. Ir važiuoti nereiktų niekur. Bet ir taip netoli, čia Latvija, Lenkija bus kita. Dar gali būti Kipras. Kipras jau. Bet nebus Kipro, nemanau. Ne. Vis tiek pirmas etapas, bet po to vis tiek važiuosim čia atgal. Tai, Tikėkimės. Tai va, tai, tikėkime. Bet šiaip ten dar buvo klausimas, kokie darbai nuveikti, ką galėjo padaryti geriau ir panašiai. Tai va, Vilius įvardėjo turbūt pagrindinį, kad Eurobasketas moterų bus. Kokie dar darbai nuveikti, kas dar buvo tokio padaryti, kad mes matytume ir galėtume sakyti, va čia gerai arba negerai. Rinktinės rezultatų tikrai negalima vertinti per LKF kažkokį įdirbį ar darbą. Ten, manau, minimali jų įtaka rezultatui būtent dabartinės rinktinės. Nebent gali sakyti, kad jaunimo rinktinių treneriai buvo sugrąžinti būtent šitos valdžios. Vėl tie, kurie klausia, ar nėra bebrai, ar čia ne bebrai susirinkę. Yra bebro. Aš esu girdėjęs, kad trūksta kažkiek rankos, čia buvo labai daug kalbėta apie pamatinį dalyką, tai yra sporto mokyklos, kad kažkiek gal trūksta rankos, ten pakeistos buvo treniruočių sistemos, bet labai įvairių atgarsių yra iš tuo klausimu, bet aš manau, kad pagrindinis dalykas yra suimti už kiaušų visas sporto mokyklas, tas esminės sporto mokyklas ir galbūt neesminės ir mažose regionuose ir taip toliau ir panašiai, bet aš nemanau, kad aš dabar nežinau, kaip vaikai gyvena ir kaip jie žaidžia, bet aš kaip prisimenu save, man buvo braižomi deriniai tiesiog, kai aš buvau, nežinau, 10-9 metų, žinai. Aš nemanau, kad vaikų krepšinis turi taip pat, kad yra braižomi deriniai tiesiog ir deriniai, nėra, kad ten Čiuso Mateo viena kombinacija, ten derinys gerokai ilgesnis, atsimenu, būdavo. Tai tokia realybė buvo, aš nežinau, kaip dabar vaikai gyvena ir aš nenorėčiau matyti dabar tokio vaizdo, nes nemanau, kad čia yra esmė, kur mes turime eiti su žaidėjų ugdymu. Bet buvogi tas variantas, kad uždrausta buvo iki tam tikrų metų net užtvarą statyti. Jo, bet užtvaros buvo, iki zoninė gynyba buvo uždrausta. Buvo uždrausta. Tai va, aš, pavyzdžiui, užtvarų tikrai neleičiau statyti iki 12-11 metų. 12, aš manau, kad ta kartelė yra, jo, tu negali statyti. Buvo, man atrodo, užtvarų negalėjai iki ten 10, gal aš nežinau, bet labai, ta kartelė labai maža, tu negali ilgiau statyti užtvarų, man atrodo, užtvaros deriniai turi prasidėti, ne visi turi iki to eit lankantys krepšinį, kai tu, žinai, braižai derinį žmogui, kuris ten galvoja apie matematikos namų darbus. Man atrodo, esmė yra judesiai, individualios programos ir panašiai, bet pas mus realybė yra kita, pas mus yra... Aš žinai, prie tų visų darbų turbūt labiausiai nuvylė, kad moterų krepšinio atgimimo nebuvo. Tai čia turbūt apie tai kalbėjo, apie super projektą Kibirkštį, apie super tuos darbus ir galiausiai viskas baigėsi. Nes dabar palaukiam, dabar. Tai palaukiam, žinai. Aišku, čia vėlgi aš to rezultato nesiečiau iš karto su kažkokiais pokyčiais federacijai. Tiesiog vienas geras rungtynės užžinėm ir tai duos naudą matysim. Tai va, tai aš ir sakau, žinai, buvo kalbėta, kad čia prikelsim, čia pastiprinsim, čia lyga, čia tą, nuėmė Ginelevičinę, prasidėjo ten su Giedrium Gustu, tada kiti žmonės ir panašiai. Atsiskyrė tą lygą. Blemba, žinai, su moterų krepšiniu buvo žadėta, bet nieks nesigavo. Tai čia, aš nežinau, ar tai yra bėda federacijos, gal tai yra bėda apskritai, mūsų šalies bėda. Tai čia, žinai, tiesiog sakau, kad kas buvo kalbėta ir kokia yra realybė, žinai. Tai dar grįžtant prie tos sistemos, šiek tiek prisiminiau pavyzdį. Mūsų paskui Eurobasketose atbeldžia trečiarūšiai žaidėjai, Kūno Kolomai visokie iš Ispanijos, Alberto Diezai, kurie, šiaip jau Ispanijoje Alberto Diezas yra laikomas nusivylimu, pagal tai, koks jisai buvo jaunystė ir koks jisai galėjo būti. Jis neišpildė savo karjeros, bet prieš mus jisai ginasi kaip Tomasas Vlokapas kažkodėl. Tai va, Ispanijoje visai kiti reikalai vyksta. Šležas ten yra pasakojęs, kad jaunimo sistema yra ten be didelių taisyklių, numetus kamuolį vos ne ir žaidžia, kas išplaukia, tas išplaukia, plėtojant kažkokius tai individualius įgūdžius, o pas mus nuo 9 metų jau pizduoja, blėt, kur aš čia nubėgsiu, į tą kampą, į tą nukirsiu, čia gal negerai, žinai. Iverson katas. Jo, ir paskui taip ir gaunasi, kad mes tokie esam, visi kampuoti. Žinai. Ir aš įsivaizduoju, kad vis tiek tos sėkmingiausios Lietuvos kartos, tarkim, iki Kleizos laikų, labai stipriai užaugo gatvėje, žaisdamas krepšinį. Labai daug davė žaidimas laukia po atvirų dangų iki 12 nakties. Ir dabar žaidžia, bet... Prie Balto tilto nueinu, tai daug pažįstamų veidų. Bet tiesiog, kad gatvės krepšinis irgi gali daug duoti būtent tų individualių įgūdžių paketui, žaidžiant vienas prieš vyresnius. Gerai, tai aš nežinau, aš norėčiau gal LKF valdžioj, pavyzdžiui, Kurtinaitį matyti.
aš manau, kad mano vertinimas Kurtinaičio ir jo vertinimas savęs labai skiriasi. Čia turbūt. Aš manau, kad, tarkim, jisai galvoja, kad jis dar gali treniruoti labai gerą komandą Eurolygos aukštam lygiu. Aš galvoju, kad kad jau jo traukinys kažkiek nuvažiavo. Ką jūs galvojat? Čia kaip Jasutis galvoja, kad suorganizavo olimpinės žaidynės, bet suorganizavo dailiojo čiuožimo čempionatą. Panašiai. Treniravimo prasme, aš manau, kad sunku jam dabar bus rasti darbą, kuris atitiktų kažkokius tai jo lūkesčius. Aš nežinau, kas tai gali būti. Lietkabelis būtų, jeigu Čanako nebūtų, bet Čanakas yra. Tai aš sakyčiau, kad jisai tiktų tai roliai. Jisai yra buvęs olimpinio komiteto liktai, ne? Buvo tas KKS, kūno kultūros ir sporto departamentas. Taip. Tai aš nežinau, aš matyčiau Kurtinaitį, manau, ir charizma gera, ir iškalba, ir būtų reprezentatyvus. Bet tais laikais Kurtinaitis beje yra sakęs, kad aš tuo metu nelabai supratau momentais, ką aš ten darau. Taip. Bet vis tiek darė, ne? Tarkim, tai aš nežinau. Labai supratau, ką darė, tai čia nežinau. Čia toks. Bet dabar prabėgo daug metų, tada atsimeni, Sidarytė žaidė. Tai, žinai, tai buvo ir tas. Tai, nežinau, aš Kurtinaitį matyčiau kaip tokią gerą figūrą. Aš manau, kad jis nepelnytai šiuo metu yra. Taip. Šiaip Bulls labai stipriai kirto per akcijas jo, su tuo atleidimu. Aš įsivaizduoju. Jis net nepadarė nieko tokio blogo, kad būtų išmestas iš tuo metu tik LKL žaidusios komandos. Dabar, jeigu Kurtinaitis būtų treniravęs, aš ką ir sakiau prieš mėnesį, būtų jau seniai išmestas. Tai va būtent kiek priežasčių buvo atleisti Kurtinaitį, tada nuojauta, kad bus blogai, jaučiam, kad paleidžia vadžias. Gerai, Kurtinys, komanda Lietuvoje, ką jis dabar galėtų treniruoti kitą sezoną. Šaunu Klaipėdos Neptūną. Juventus turi Kostičių. Tai jeigu išeis. Tai gali Čanakas išeiti. Tai taip. Bet taip dėliojant šansai prie šansų, Neptūnas yra arčiausiai. Neptūnas, Lietkabelis, Juve. Turbūt taip. Tikrai, jeigu ten atsilaisvintų vietą Ryte, pavyzdžiui, nemanau, kad imtų. Žalgiris ne, Vilkai ne. O užsienį, rinktinė Lietuvos. Nebent, žinai, pasimti pinigą, bet rinktinė Lietuvos. Jūs labiau Žibėną duodat ar Kurtinaičio? Aš Kurtinaičio. Kurtinaičio rinktinė. Šiaip būtų kvaila sakyti dabar Žibėną, ne? Nes mes turim po ranka tokį trenerį, kuris yra... Mes žinom, kad yra antipatijų daug žaidėjų pusės kai kurių žmonių. Bet tu sakai, ne, Žibėną, nes šį jaunas perspektyvas, bet tu nurašai tą trenerį, kuris yra garsus ir treniravęs daug metų ir pasiekęs labai daug. Tai būtų kvaila kažkiek sakyti, kad aš duodu Žibėnui, žinai, avansų, kai yra žmogus, kuris už tą avansą kažkada jau yra dirbęs. Tai... Aš sakau, man atrodo, jis nusipelnė šansą. Aš manau, kad tokiam turnyrui... Svetislavas įrodė, kad tie seno kirpimo treneriukai vyresni dar gali duoti garą ir parodyti. Aš žinau, kaip Kostičius sakė. Kaip sakė Kostičius, Pešičius sako 7-5, bet sako, protas dirba kaip 50 metų vyro. Sako, jisai sportuoja, prisižiūri mitybą, viską, protas aštrus, sako, wow. Ar ten susidėliojo savo tinkamą sudėtį, bet didesnių žvaigždžių turėjo Bogdą, ant kurio viską pastatė. Beje, šiaip labai girdimas yra aiškiai jo balsas Serbijoje visoje, žiauriai įtakingas žmogus ten ir turi aiškiai, kas man patinka, kalbant apie Svetą, kad jisai turi aiškę savo poziciją visais klausimais, labai panašu į Kurtinaitį Lietuvoje. Tai gal dar aštresnė, sako, yra pasakęs jo, kad reikia pavyzdį iš lietuvių ir panašiai, kad lietuvių yra krepšinio tauta. Dabar buvo išėjęs Mozartė jo interviu visai nesiniai. Dar kartą paminėjau lietuvius labai geram kontekste ir, žodžiu, žmogus gerbė Lietuvą. Ir aš dar pagalvoju apie argumentą Kurtinaičio, tarkim, vyriausio trenerių rinktinės poste. Kurtinaičių būtų sunkiau atsisakyti. Tarkim, kai tave kviestų Kurtinaitis grinai tam tikrų žaidėjus ir pradėtų atsisakinėti, Kurtinaitis jos taip viešai sudirbtų. Aš net nebijoju, kad jis liežuvo nepalaikytų apie tos visus... Čia nebūtų gerai labai. O kodėl? Jeigu ten atmazai yra kažkokia vaikiška, tai tegul sudirba. Ir dėl to... Tai čia labai trumparegiškas seniai požiūrį. Žiūrėk, ir dėl to... Ne, bet jie ir neatsisakytų dėl to. Kurtinaičio atsisakyti yra sunkiau, mano galva. Ne, manau, žinau. Bet Totvydas yra tas, kur leistų žmonėm užmėti takmenim. Ne, neleisčiau užmėti takmenim nieko, aš labai tolerantiškas. Tai pažiūrėk, dabar Kazys nieko nesudirba, bet žmonės vis tiek užmėti takmenim. Aš Kazį visai kaip paskutinės gyniau. Tai... Ne, aš turiu omeny, Kazys nesudirbo tų, kurie atsisakė žaisti rinktiniai.
sakė tokių švilnių, ne visų argumentų suprantu, taip toliau, ne, taip sakė. Bet tai dabar ir tai jie gavo daug pilos, ne, iki šiol trolina, kaip Alisėjų Lekavičius. Mes ką tik mąstėm, kad Kazys, Hebrauno žmogus jau čia prie jo, tai Kaziuko atvažiuos visi už Kaziuką. Atvažiavo kažkaip. Tai dabar mes sakom, nu jau kurtinys, tai jau su savo bizūnu, tai jau surinks visus. Ne, nu nenorės ir nevažiuos. Viskas. Ir pohui, ką ten sakys tas kurtinaitis spaudoje. Tai būtent to, kas čia tokio? Man atrodo, kad jiem vienodai. Pirmiausia, tai žmonių reakcija, žinai, vis tiek. Ar kurtinaitis pasakys ar nepasakys, žmonės vienodai sureaguos, tai žinai. Kaip manot, ką Kazys pasirinks po olimpiados? Suprantama, kad yra atranka, bet jeigu praeina atranka, patenka olimpiadą, kas jums naudingiau, rinktinė ar klubas? Nu tai akivaizdu, kad klubas naudingiau. Jau tarp eilučių tai yra pasakęs, man atrodo, pakankamai aiškus atsakymas, kad jau yra užsiminęs tarp eilučių. Ar aš įsivaizduoju, kad po olimpiados tiesiog rinktinė, kad ir sėkminga, nesėkminga bus reikės ieškoti naujos vyriausio trenerio. Tai aišku, aš tai irgi tą patį ir čia vėl kurtinaitė mūsų minimas, mane veltui pašnekėjom apie tai, kad jau nebereiktų, bet, nu tai aišku, Kazio reikia dirbti ir pinigą uždirbti ir tai dar augantis treneris, tai akivaizdu, kad jeigu jis būtų Pešičius ten 75, tada sakytum, dirbtų tik su rinktinė ir viskas ok, bet tai yra dar žmogus toli gražu iki 75. Tai... O Kurtinaičių klubo kaip ir turbūt nebereikia, jis tokiu lengvesniu ritmuku galėtų... Jis tiek pinigų užkalęs, kad... Tiek neversim. Šiaip bankė ateitis irgi įdomi su Latvijais. Ką jisai pasirinks, ar jisai dirbs toliau Latvijos rinktinė ir panašiai, kaip ten viskas bus, nes dabar ir vėl Italijos čempionatas baigėsi vėlai, kaip ir visi čempionatai. Ir žiūrėsim, kaip jiems ten seksis su Latvijais. Tai čia ta pati situacija kaip ir Kazė, tik tai dar blogesnė, nes jau Kazys nebeturi darbo. Tai Latvijai va dabar su tuos sudurs patys. O va graikai Tūdį palisavo, kad nereiktų derinti, tai dabar nieko nebederins. Jo, bet Tūdis ten, nežinau, spjaudės ir patys graikai nuo Tūdžio priežiūros, nuo Tūdžio kišimosi, kas ką valgo, kas kur ką leidžia laiką ir panašiai. Janio nebuvo, tai užlipo ant bačkos Tūdis ten. Bet pagrindinis argumentas buvo, kiek pamenu, ten tą releasą išleista graikų, kad sunku derinti Eurolygos darbą su vyriausio trenerių rinktinės. Tai nebereikia derinti. Būtų laimėję kažką, būtų nesunku derinti, būtų visiems tikė viskas. Dar klausimas buvo, sako, Hebra be jokio keito, ką veikia Krapikas rungtynių metu, matom, kad sėdi ramių veido arba kažką paglosto per petę, kokios funkcijos. Nu, tą ramybę matėme, ne, kelis kartus tikrai prie Kazio, Krapikas beros porą techninių yra uždirbęs, man atrodo, Suolai. Man atrodo taip, dabar kažkaip jisai labai nusiraminas. Nežinau, su kuo tai susiję. Bet aš taip, mano toks šūvis, kad vasarą Krapiko nebeliks Žalgiryje. Aš irgi taip galvoju. Nežinau, tiesiog turėtų. Ir šiaip logiškai gal, kad rinkėriai atsivestų savo žmogų. Atsiprašau savo žmogų, tai va dabar pasižiūrėjau, kas yra tie jo žmonės. Tai yra toks Andrėja Vertemati ir kroatas, blemba, buvęs garsų žaidėjas, Slavinas Rimacas. Buvo 2 jo ginklanešiai Bayerne, Vertematė, aišku, dirbo su pertraukom, bet kiek pažiūrėjau, kiek dabar sistema yra atnaujinta, tai jie abu turi darbą. Vienas turi Splitę, kitas turi Udinį. Buvęs Snaidero komanda, dabar žaidžia žemesniam divizione. Tai jeigu dar jie neatleisti yra ir jeigu nepalikė tų komandų, tai jie abu yra su darbais. Bet jie buvo jo ginklanešiai visą laiką Bayerne. Tai žinai, gal po sezono baigėsi kontraktai. Kad šį sezoną nebus jokių permainų štabe, tai kaip ir akivaizdu. Aš net, kad Žalgiris. Tai akivaizdu, tu atėjęs į kiemą, nespardysi visų, žinai, kibirų tenai. Palauksi, ateis vasarą, tada padirbėsim. Dabar trinkėriai, žinai, su visais malonus, visiems geras, visiems pageria, viską. Visai vat savo to, o vasarą ateis. Saboniukas tai įsivaizduoju tikrai turi. Tikrai liks, be abejo. Čia jau Žalgiris turbūt, žinai, tokį... Jis rauginasi, gal Žalgiris Saboniuką vis tiek gal kažkada aš nebejoju. Tik šiaip, žinai, ten, ką Krapikas veikia. Nu, tai aš nebejoju, kad jis dirba treniruotės. Žinai, mums atrodo, kad čia asistentas tik tai rungtynių metu ten kažką daro. Tai didelis darbas yra treniruotėse. Vienas gal su aukštu ūgiais, kitas su gynėjais, vienas ta. Tai yra darbas, kur, nu, nėra vien rungtynės. Tai aš manau, kad Krapikas savo darbą puikiai atlieka ir viskas gerai su to Krapiku. Tik tai aš galvoju, kad į kažkieno vietą turės ateiti asistentas. Pernai jau buvo tobulas asistentas, kaip ir Kazys Maksytis vyriausias treneris, dabar jau, kad Krapikas netinka asistento būti Eurolygos klube. Nu, nenusišnekėkime. Bet nusiraminęs toks vis tiek. Ne, kad emocijų mažiau, kad Gintaras išlaikytas dabar ramesnis, tai faktas. Tai yra šalia Andrėja. Tai kam dar? Taip. Tačiau komentuojant rungtynės su Barcelona, Višniauskas užsiminė vieną dalyką,
dėl tų peržiūrų, kad kartais žaidėjai prašo visiškai bereikalingai lempinių challenge'ų ir sako, tai gal tiesiog reikia laptopus įtaisyti asistentam ir pateikė utopinį tokį labai įdomų pavyzdį, Gintaras Krapikas tiesiog su laptopu, tai mes tai paskui pagalvojom per timeoutą, kada paprašytų Tomo Tautvydo Sabonio, kuriuo metu jau užsirakino, davai, imk, kad atidaryk. Neprisimenu kodo. Slaptažodis. Ne, čia toks tiesiog bairis, bet šiaip ir vat, Adomaitis sakė, Japonijoje turi visi su laptopais, ir NBA lygoje visi su planšetėm, tai yra ir NBA visi su planšetėm. Tai čia, man atrodo, normalus dalykas, kuris turėtų ateiti į Europą kažkada. Kokį čia dar galima, sako, ar Žalgiris tobulina žaidėjus, ar dirbama su Giedraičiais, panašiai, matėm Lukošiūno atveju, kad progreso daug nebuvo, sako klausimų autorius, kad nemato ir Giedraičio didelio progreso. O kada daugiausiai tobulėt laiko vasarą, aš įsivaizduoju, čia žaidėjo asmeninis daugiau noras ir ką jis veikia vasarą. Dabar, tarkim, Žalgirio toks tvarkaraštis, kad jie komandinių treniruočių per 2 iš eilės Eurolygos savaitės nelabai turėjo, tai individualias dar kažkurį tarpinėt, sunkiai. Jo, aš irgi, žinai, taip manau, kad dirbama, tai akivaizdu, kad dirbama, tai yra tų trenerių. Klausimas, kiek jis pats įdeda papildomo laiko, šito mes nežinom, bet šiaip Dovis darbštus bičias. Tai manau, kad tikrai dirba. Juolab jisai puikiai supranta, kad jeigu jisai nori Žalgirį gauti daugiau minučių, daugiau laiko, ypač dabar, kai vasara ateina toks laikas, kur pliusas yra tas, ar jisai liks ar neliks, tai aš manau, kad jisai tikrai investuoja į save. Tai čia kas bebūtų, čia tu turi geras sąlygas salėje, bet kada gali ateiti treniruotis, kada nori. Čia nėra taip, kad ten, žinai, žaidži komandai, kur klausykit salę, turim, tarkim, viena LKL komanda ilgą laiką neturėdavo rytinių treniruočių, nes neturėjo salės. Žinai, tai turi kažkokią mokyklą eiti, dar kažkur tu turi griežtai nubrėžtą, čia yra salė bet kada, tu gali bet kada ateiti, čia geriausios sąlygos, čia net nėra kalbų. Tai aš manau, kad jisai dirba, aš net neabejoju. Faktas, dėl Giedraičio jokių klausimų nekyla, šiaip dar buvo klausimas, kiek pamenu, atmeskim, kas turi kontraktus, kas neturi Žalgirio kitam sezonui, ką iš lietuvių pasiliktumėt Žalgirio kitam sezonui? Tai negalim atmesti. Čia hipotetinis. Hipotetinis, gerai, hipotetinis. Mes jau hipotetinių nebeatsakinėjame, o tiek išpizdėjome. Tai, nieks nesupyksta ant manęs, bet aš Biručiui padėkoju už darbą. Neturės kontraktą ir aš padėkoju už darbą Biručiui. Aš manau, kad Žalgiris turi išvalyti priekinę liniją ir Kevarisui, ir Biručiui padėkoti. Ten dar buvo klausimas, jeigu Birutis turėtų slovakišką pasą, o Pavelka lietuvišką, ar būtų Pavelka Žalgirio, o Birutis žaistų? Aš manau, kad taip. Aš manau, kad labai panašu būtų į tai. Aš nežinau, žinai, kaip rinkosi, kokie kriterijai. Pavelka yra prastesnis žaidėjas už Birutį, čia akivaizdu yra, čia arkliui aišku. Bet Pavelka dar jaunesnis, dar pridėkim porą metų, gal patobulė, žinai. Bet jeigu Birutis turėtų slovakišką pasą, jis nežaistų Žalgirį. Gerai, kalbėkim ne tik apie lietuvius, tai apie visus. Kevariusas Heisas neturi, tarkim, visų atvejų, neturi kontrakto, niekas tai Lavrinovičių. Lavrinovičių palieku. Kaip tu vėliau, priekinė linija. Lavrinovičių palieku. Lavrinovičių palieku, Birutis ir Heisas out. Birutis ne, lieka, Heisas out. Aš Birutį irgi palieku, bet kaip trečią centrą. Nesvarbu, palieku, tiesiog palieku. Gerai, Šmitas. O aš pakelsiu klausimą, nepatogu, gal nepatinkantį, ar ne per brangu Šmitas Žalgiriui? 800 kavalkų. Nėra per daug Šmitui. Ar per daug banguoja? Per daug banguoja. Apie tai ir daina. Kokia? Palauk. Apkabink. Bet tokia rinka, tokia realybė. Aš kalbu apie tas kainas. Jo, jeigu tu vertinsi apie tai, kaip žaidžia žaidėjas, tai jo, per daug, bet tai, nežinau, Jordanas Poolas ar daug gauna ar ne. Irgi per daug, žinai, nes yra lavonas. Tai lygiai taip pat, tiesiog žaidžia banguotai, tai atrodo mums per daug, bet realiai tokia rinka reiškia tik nuspelnė gal. Aš tai pasilieku, aišku. Aš pasilieku, neabejoju. Aš tos pačius pinigus jau pasiliekam Šmitą. Tai pasilieku, ką daryti. Brady Meniką, dėkoju už darbą, palinkiu sėkmės ateityje. Žalgiriui per didelė prabanga turėti tokius vienpusiškus žaidėjus puolimui. Žaidėjas privalo ginti Žalgirį. Negali. Jau geriau jis tegul mažiau duoda puolime, bet jis turi ginti Žalgiris. Nebus laiminti komandą per puolimą Eurolygoje. Geriau 4 numeris, kuris prašiau mes, bet gerai ginsis. Ir aš Meniko irgi nepasilikčiau. Man šitą idėją su šitais tik puolimui orientuotais žaidėjais atrodo. Arnas lieka, ne? Mhm. O dėl Ulanovas sakau, kad paleidžiu ir perku 2 pigesnį 3 numerį.
nes Arnas ir Ulanovas Persidengia. taip. Tai vad būtent dėl to paties, ką tu sakei, kad vienpusiško, man per daug persidengia ir aš norėčiau trečioje pozicijoje kitokio žaidėjo. Ir kadangi Ulanovas yra brangus žaidėjas, aš manau, kad už 3-400 aš nusiperku gal žaidėją, kuris ten nugaro neturės kažkokio skilo, bet aš nežinau, kiek Ulanovas iš tų, reikia pasižiūrėti Synergy, pasikelt, kiek jisai daro taškų iš nugaros, bet pasimčiau gal su geresniu trajaku, nes, pavyzdžiui, Arnas neturi, aš paimčiau tokį free and D žaidėją grinai. Gal tegul post moveso neturi, bet pataiko trajaką. Bet aš pasiemu pigesnį, bet pasiemu su free and D. Ką jūs galvojate? Sutinku. Už Ulanovą varai irgi lauk? Nu, su Edgaro argumentais aš sutinku. Argumentai teisingi, bet kas kapitonas tada? Tai Arnas? Arnas Butkevičius. Šiauliuose buvo kapitonas. Tai Dimšako bus dar. Aš Nu, Dimšą paliksiu. Nu. Nežinau, neturiu nuomonės. Bet, nu žinai, mes čia svarstam, Ulanovas Taip. turi kontraktą, mes kalbam su atvejais, kai nebūtų kontrakto. Gerai, Kinanas Evansas, bet tarkim, dedam milijonas. Milijonas, tarkim, už milijoną lieka. Nu, kadangi sutaupiau pinigų nuo Ulanovo, tai galiu sau leisti pasilikti. Už lemą pasilikčiau aš irgi dar. Negu Lemą dėčiau ant stalo Evansui tikrai, jeigu Tu negausi nieko geriau iš toj siauroje rinkoje. Ir vėl rinksiesi iš mažo baseino, ir vėl vėluosi. O apdrūk dar atsidursi Olimpiakoso situacijoje, kur visą vasarą laukia ir galiausiai liko ant barankos. Ir ėmė Brazdeikiai. Jo, mokėčiau Aš milijoną. dar ir iš Lemą dėčiau jau čia. Mokėčiau. Lemą du kokius. Tai va. Susispaušiau, nežinau, Tai nusikirpčiau. sakau, Ulanovo nukirpai, nes reikia pinigų centrui, reikia nusipirkti normalų centrą. Žalgiris seniai nėra turėjęs normalaus centro. Tarkim, mes Žiofrilo Verną skaitom normalių centrų ar ne, aš tai laikau tokio average, net ant traumos buvo panašiai. Mums reikia tokio gero, galingo, tokio žaidėjo, kuris blokuotų metimus, imtų kamuolius 2 prieš ir 2 įkrautų. sudėtų. Jo, tiesiog pagautų kamuolį 2 prieš 2, man nereikia, kad ten būtų Matijasas Lesoras, ne? Nereikia Ar mums Tiboras Lesoro. Plaisas. Jo, bet mums reikia žaidėjo, nublemba, kuris įkrautų kamuolį, atkovotų ir apsidengtų viskas. Po Heiso būtų update'as belekoks. Tai va dėl to. Gidraitis. Ne. Leidžiu. Paleidžiu. Sirvuchą. Ir video. Aš tada Lekavičių paleidžiu ir imu Jokubaitį. Lekavičių paleidžiu ir Jokubaitis, jeigu... Bet tu yra įsivaizduok, šansas, Lekavičius apie 400 su kapeikum uždirba, ne? Tai tu Jokubaičių pridėjęs dar 100, tu jau gauni Jokubaitį tikrai. Nu, porą šimtų gal. Nu, tai nėra kažkoks kosminis skirtumas. Nėra ką pasakyti. Nu. Pristariu. Samneris, aišku, viso gero, ten dar buvo klausimas, Sinar out, lieka sudėti, nu tikrai out. Nematau Samnerio liekant Žalgirį. Nu, tai dar palaukim sezono galo, žiūrint už kokius pinigus. Bet pagal aš dar įgūdžių pagalvočiau. paketą. Jisai gerai, kad jis pataiko tą savo trajekus, kurių niekada gyvenime nepataikė. Nu, jo. Tai pagražino jo pasirodymą. Bet pats užbaigimas, neturėjimas net flauterio, susidūrus su kontaktu metimas Apie prie Taylorą mes irgi pernai pradėjom kalbėtis, lieka ar ne tik tai LKL finalam, einant ir po jų, kai jisai sužaidė labai gerai. Tai irgi palaukiam dar dėl Aš Samnerio. dar dėl Samnerio sakyčiau, veit, Sakai, luktelk. Tu palauk, sustok. Dimša lieka, ne? Dimša lieka. Nu, toks taip. Nuo suolo kylantis žaidėjas. Sako, Kas kokią, padeda? prie to paties kokią tikimybę Sidekerskį pamatyti. Manau labai minimaliai, jeigu Šmitas yra, manau labai minimaliai. Tai jeigu ir nėra Šmito, aš nematau šansų. Jokių šansų. Kodėl jokių? Nu, tu mokėsi Sidekerskiui kiek pinigų? Tiek kiek Šmitui. Mažiau. Ar tai yra verta? Mažiau. Aš manau, kad, dabar pagalvokim paprastai, ar Sidekerskis bus tas žaidėjas, kur Eurolygos klubai dės milijonų stalo? Ne, bet tu pažiūrėk, ar Žalgiris yra pozicijoje, kad rolė žaidėjui gali mokėti. Tai nerolės pagrindiniam 4 vietoj Šmito. Nemanau. Jeigu Šmitą Nemanau, kad tai yra Aš manau, kad realu, kad Šmitą gali išpirkti. Turint omeny 4 numerių rinką. Bet tai Eurolygos klubai, o tai kodėl mes atmetam Vitorijos Baskonijos variantą, kad jisai ten pasiliks? Ne, tai aš manau, kad jis pats norės pakeisti. Tu tiek metų pražaidęs Vitorijai. Aš 10 metų praleidęs Vitorijai norėčiau kažką pakeisti. Bet kad jis į Žalgirį nesivaržtai, Aš tai tikiu, tai taip. Tai Ne, aš tiesiog šiaip galvoju, žinai. Aš tai manau, kad jo pagrindinis prioritetas, ta prasme, kaip kokiam Ulanovui Žalgiris, tai Sidekerskiui yra Baskonija. Turi solidžiausiai įmanoma nacionalinį čempionatą, turi Eurolygą ir turi klausimas, kuris jaukiau jaučiasi Nidoje ar Vitorijoje dar. Tai čia aišku šaržuoju labai stipriai, bet faktas, kad pirmas dalykas, kad jisai ko gero liks Vitorijoje mano galva, antras dalykas, jis važiuos kažkur už tikrai tokią sumą, kurią siūlyti Žalgiriui būtų nelogiška, mano galva. Nu taip, žinai, turbūt, bet dar ten tų lietuvių, ne, ten Jokubaitį kalbėjo, Jokubaitis Rokas ir Vydas. Giedraitis.
Rokas Giedraitis, bet jeigu lieka jau, aišku, mes tuo idealiu scenarijum dėliojom, kad niekas neturi kontraktų, bet turi Ulanovas ir Butkevičius kontraktus, tai Giedraičiui, tiesiog. O aš vietoj Biručio Mudimo. Aš Mudimo. Tai nusimes, jis jau dabar norėjo nusimesti. Ir dar metais paseno. Aš manau, kad Dimo galėtų būti netgi kapitonu, jeigu, pavyzdžiui, Ulanovo nėra mano komandai. Jeigu už kokius kiek? 400. 4-5, tai... Taip. Atsiprašau, džentelmenai, bet aš ne. Ne? Ne. Atleidžia. Ne. Nu, žinai, tarkim, Birutis šiaip irgi nebus pigus po šito sezono. Nu, Birutis, ten tarp Biručio ir Motejūno bus pora šimtų skirtumas, ne 100 PM. Bet, aš matau, kad Motejūnui esant aikštelį ant jo gali žaisti ir jisai duos rezultato. Ta, ką daro Monakas, ne? Kai jis yra aikštelėje, ant jo žaidžia, jisai duoda. Be visų savo minusų, kurie ten yra, žinai. Bet, aš Motejūną paimčiau. Brazdeikį pasimat atgal. Pasiemu. Bėgusas paleidžiam. Bet už tos pačius pinigus, ką mokėjo. Už tos pačius ne. O kodėl? Kodėl? O ką tu parodė, broli? O, broli, ką parodė? Vilmos Venclovaitinės metodus. O ko išėjai? O ko nori? Nori dabar? Primokėk, kad paimtume atgal. Sėdėk Pirėjui. Išpirkas susimokėk dabar. Pirėjui, sėdėk. O tai už ką jam dabar mokėti? Nu tai palauk, dabar žiūrėk. Statistika 3 taškai per rungtynės Eurolygoje. 3 taškai. Už ką mokam? Už tai, kad lietuviukas? Tai va, kaip ir turim dėlionę visą, ne? No. Kaunietiškos ekipos. Kaunietiškos. Ką dar? Dar kažką turim ar raukiam? Tai dar klausimų galim kažkaip pagvildenti. Jeigu buvo geras, aš tavą įsiminiau. Biškai mes jį pakoregavom, bet visai įdomiai. Daugiau aš nematau nieko gero, žinok, aš to pasakysiu. Apie čiuožimą klausė žmonės. Apie čiuožimą, tai o ką apie čiuožimą čia? Bet ne vienas buvo klausimas, man atrodo, apie čiuožimą. Jo, ten buvo, ką manote apie skandalo čiuožimą. Aš pasakysiu, kaip Bagdonas vakar sakė, kad aš čia esu tam, kad kalbėtų apie futbolą, tai aš išversiu apie krepšinį, tai aš apie krepšinį ir kalbėsiu. Klausiau kaip tik Girdėjai? Kolegų podcastą važiuodamas čia. Jo, tai... Nežinau, šiaip jo, tas dalykas yra, gal reikia pakartoti 100 kartą, ką sakė ir kiti kolegos ir ką susirašant su kitais kolegom, sakė, kad galima tik tai patvirtinti, kad tie šūdai, kurie pas Kvitkauską veržėsi Facebooko paskyroje, tai yra kažkas apgailėtina. Ir šiaip kiek Erviną aš pažįstu šiaip mažai minimaliai, bet kiek aš esu kalbėjęs su juo, arba kai jisai trioškiai dirbo per Olimpiadą, arba kai jisai man reikėjo su juo pakalbėti apie futbolo reikalus Lietuvoje, užsienį ir panašiai, tai atrodo geras bičas. Tai aš šito nežinau, ar tai buvo. Šiaip ir su kita pusė aš kalbėjau prieš kelias dienas. Tai, kaip jos tam? Jo, su ja. Tai Kvitkauskas, kaip pasakė, esą jį grasino mes telefoną į ledą ir aš sakau, ar tikrai tai buvo? Sako, nekomentuosiu iš to. Bet aš galiu pasakyti, man atrodo, kad yra kabliukų iš vienos pusės ir yra iš kitos pusės. Tai vėlgi galima prieiti prie Bagdono išvados, kad čia mes nieko nežinom ir net nežinau, ar sužinosim po policijos tyrimo, neaišku, kas ten bus parodyta. Tai vienas dalykas, nes man kelia klausimų ir viena ar kita pusė. Ir vienoje ar kitoje aš turiu įtarimų. Bet kitas dar dalykas, kad ką rašė Karolis Žukauskas pas save Facebook'e, sudėjęs tą video, tai aš galiu tik tai patvirtinti. Ervino versija atstovėta puikiai, man atrodo, kad laikas parodys, ar jis ten tikrai kažką darė ar ne. Bet kokia buvo spaudos konferencija, kurioje aš buvau irgi, tai vemt verčia. Aš žiūrėjau su popkornais. Vemt verčia. Visą peržiūrėjau. Negali taip daryti konferencijų. Seni, tu ne olimpiadą organizavai. Seni, Europa nekalba visą apie tave, kalba gal 3 žmonės. Ir seni, biškį nusileisti reikia žemės. Aš pasakysiu labai trumpai savo poziciją, jūs jau šiek tiek pasakėte, aš galvoju, pirmas dalykas, kad tik tokios bėdos Lietuvoje būtų, kad mes 3 dienas kalbam, kaip kažkas kažką pasiuntė ant 3 raidžių ar nepasiuntė ant 3 raidžių, daug tu dievė, kad tik tokios problemos ir būtų. Ir kitas dalykas, apie kurį gal mažai kalbam, aš nežinau, ar Ervinas buvo išgėręs ar nebuvo išgėręs, ar kažkas ten gėrė apskritai tam renginį ar ne, bet kad Lietuvoje mes dar turim tą problemą su alkoholio vartojimu ten, kuris neturėtų būti vartojamas. Tai yra faktas, mes patys dirbam renginiuose ir būkim atviri, išgėrusių žmonių ten būna. Aš tikrai nežinau, ar Ervinas buvo išgėręs ir aš tikrai nesidomėsiu ir man tikrai neįdomu. Bet kuris iš mūsų dirbdamas kokiam renginį Lietuvoje nėra matęs išgerusių žmonių?
ir kurį tai labai jau nustebintų pamatyti kažką išgėrusi ir neblaivų dirbantį. Aš kažkaip jau esu susikūręs tą idealistinį. Kas buvo bent vienam Eurobaskete pasaulio čempionate ir nėra daręs gramo, tegul metai mane. Darbo metu? Darbo metu? Ne, darbo, vakare. Ne, tai vakare, bet čia renginio metu. Renginio metu. Bet tai, žinai, čia pasakoma, kai tu važiuoji dirbti ir tu gali tenai, žinai, padaryti nealkoholinių. Gali, tik yra laikas ir vieta. Ja, bet kai mes matom, pavyzdžiui, yra irgi čempionatuose funkcionieriai kažkokie skersi išeina. Tai yra visko. Bet jie nedirba tada. Pradirbęs esu dar su... Bet jie yra delegatai, kitaip tariant. Jie nedirba, bet jie yra delegatai, oficialūs asmenys. Tai yra buvę visko, tikrai. Ir tu matai išvažiavęs į čempionatus. Tai, bet aš kažkaip aplink save susikūręs tą idealų pasaulį, kur mano ir draugai, ir kolegos turi gerą požiūrį. Irgi, išvažiuojam su jumi, buvom Filipinuose irgi. Tai mes su Višniausku, irgi, išeinam kažkur ir paveikiam kažką, bet tai yra laikas ir vieta, ir tavo kolegos visi profai, tavo aplinka yra profai, ir tu kaip pamatai tokį skersą einantį, aš jau esu kažkaip, nepatogiai nustebintas, nes aš jau susikūręs aplink save tokią atmosferą, kurioje niekas nedaro. Kažkur ten kažkokių plyšusių kominių dar mūsų bendradarbių, tai tikrai nebuvo. Bendradarbių ne, aš ne apie žurnalistus kalbu, o apie Erviną aš nestovėjau su žvake, ką aš žinau. Tai aš apie šitą situaciją irgi nieko konkrečiai nepasakysiu, nes aš nebuvau ten, bet tarkim, aš dirbęs su kitom federacijom, esu ten senesniais laikais, tai tų girtų žmonių tiek sumatęs ir aš atsimenu, galiu papasakoti ir rankinę federaciją, kai atėjau dirbti, tai pavyzdžiui, didžiausi komplimentai Donatui Pasvenskui ir Migliui Ostrauskui, jie irgi kaip tik tuo metu perėminėjo valdžią ir pasakė, galiu pacituoti susirinkime, nuo šiol, sako, per jokios rungtynės, jokiuose vipose mes nepilstysim jokio alkoholio, jokiem ten atvažiavusiem treneriukam ir atvažiavusiem dar kažkam. Nors jie net nedirbtų atvažiavo, bet sako, viskas, baigėsi brendžiuko laikai iš po stalo ir sako, mes to nebedarysim. Tai aš atsimenu, man tas labai patiko, nes labai daug kur tai tikrai būna ir to tikrai neišvengiama. Pasvenskas šiaip labai pro bičias atrodė, kiek minimaliai subendravęs. Man tai, žinai, šitoje situacijoje labiausiai gaila, kad bet koks žmogus gali pakliūti tą tokį viešą linčo teismą. Tai gali būti bet kuris, tu ar bet kuris mūsų žiūrintis, gal ne bet kuris, gal ten netiek, bet tiesiog žmonės, kurie bent kiek prisideda prie kažkokio viešesnio dalyko. Ne? Mes žurnalistai, ar ten prie kažkokio organizavimo kažko, ar dirbtum atstovų spaudai, nežinau, Vulfso, Lietkabelio, Ryto, bet kas, tu patenki kažkokią kiratį, jeigu tu kažką padarysi, be jokių tenai aiškių dalykų, tada visi nulinčiuoja, ten rašo dukrai susidegint, keisti žmonės. Ir aš viso to nesuprantu. Dabar daugelį žmonių tai neliečia. Man ta žinutė su daug feminizmo, tokio apraiškų, man ten čia vyras, čia moteris, po to pasirodo ir apsaugininkė moteris buvo, ir ta pati moteris, kur buvo konferencijai. Kaip pasakiau, iš Fabo, iš Fabioniškio. Fabioniškinė. Jo, tai va, pasirodo jau ir moterų atsirado. Man labai tik nepatinka ta dažna agenda, kur čia vyrai tas, mes moteris taip, čia vyrai padarė, arba atvirkščiai, žinai. Man atrodo, kad čia ne apie vyrus, ne apie moteris iš vis kalba. Tai dabar, jeigu ten būtų ne Ervinas, o būtų Ervinė, tai jau nebebūtų skandalo. Bet čia vėl kertasi faktai, nes Justiniškienė sakė, kad kokia buvo? Fabioniškė. Naujamiestinė. Žirmaniškinė, kas dar. Naujininkė. Žodžiu, Antakalnienė sakė, kad jinai buvo ten, o ką jie sakė, kad nebuvo, buvo tik tai Jasutis su Pusgirčiu Kvitkausku. Cituoju, lemva. Galimai Kvitkausku. Tai jinai tą sakė. Bet, žodžiu, baigiant šitą temą, kiek pažįstu Kvitkauską, kiek tekė susidurti, geras bičas. Taip, jo, aš irgi. Bet su žvake nestovėjo, nežinau. Sakau, aš irgi, kiek esu susidūręs, jokių problemų niekada nebuvo, žiūriu ir podcastus ir panašiai, tai man viskas gerai su Kvitkausku. Ir netgi sakyčiau, kiek reikėjo tobulas pašnekovas, geras vyras. Kai reikia kažką pakalbėti. Gerai, taip, kiek teko visiems mums sudurti, viskas tvarko ir čia va puikiai parodė tą mūsų, kad Edgaras pampelėti už tą faktą, kad užtenka parašyti Facebooko postą ir mes nežinom, ar ten tiesa, ar netiesa. Kas pirmas? Visi pasidaro išvadas, tai gal ten melas. Labai, ir aš ir pas Miklovą rašiau ant sienos šitą pastebėjimą, Miklovas buvo surašęs postą, buvo pavyzdys su to mergaitės pagrobimu. Užteko kažkam atsekti, kad yra kažkoks transgenderis, kuris persirenginėja garažuose ten tose pačiose. Viskas.
linčas, ten kas dėjosi, ten nužudytą žmogų, ten jis milijonus komentarų gavo, ten man irgi nesveikai atrodo, ką jis ten tose garažuose darė, bet esmė, kad jis tos mergaitės tai nepagrobė, o kas dėjosi vien iš va tokios prielaidos, kad ten galėjo būti jis. Nu tai reikia užmesti jo garažą reikėtų. Nepakanka. Prapurtyti. Ne, bet palauk, žmogus turi tiesiog polinkį persirinkti moterim ir tvarkytis garažą. Kuris Tai gerai, viskas tvarkoja, viskas gerai. Viskas gerai. Kas neturi garažo? Kas neturi metalinio garažo su kamenu? Užmesta akį garažą. Ta garažą. Tiesiog policija. Aras pralaužė duris, blėt, ir sako, aš važiavom užmestą akį. Ten surbliuoja. Bet žmogus suėdė visiškai. Nu, ar čia kažkokia problema? Kodėl čia taip juokėtas, ką, negali užmesti akį? Nu, viskas. Gerai, užteks, man atrodo, atsakymas. Užmeskit laiką. Užmeskit laiką, jo. Ačiū visiems, po savaitės pasimatom iki. 7bet. 7bet kazino. 7bet. 7bet kazino. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.